centras turbūt viena iš svarbiausių veiklų, tai yra taip pat ir psichologinės paslaugos, tiesiog psichologinės konsultacijos, pirmiausia, universiteto bendruomeniai, taip pat ir bendrai bendruomeniai, tai yra žmonėms. O aišku, mes ir atliekam tyrimus, dėja, nors dalyvauju čia kaip ir tyrėjimų naktyje, nežinau, ar jūs tikitės išgirsti kokių tyrimų rezultatų, bet šiandien aš norėčiau labiau tiesiog pakalbėti, kaip čia pasakyti, gal kas taip yra daugiau mažiau aišku per daugybę metų, gal jau ištyrinėta, netgi, kaip matysit, prie ko mes grįžtam turbūt prie tų pačių dalykų, apie kuriuos buvo kalbama daugiau negu prieš 2000 metų, ar ne, ypač kai kalbama apie sveikatą. Nes šiaip turbūt viena iš tiesų, tokia ir mano gal kaip ir mokslininkės tokie tyrimų sritis yra ir sveikatos psichologija, bet turbūt labiausia, kas man rūpi, tai tos tokios ankstyvos sveikatos irgi ištakos, ar ne, ankstyvoji raida, nes kitas rytis ir kažkaip tyrimuose turbūt daugiau mažiau, nežinau, kiek tai pavyksta suderinti, tai visuomet mane domina būtent ankstyvoji raida, būtent vėlgi ta ankstyvoji raida turbūt kaip ir geras startas vėlesniai raidai, kas yra svarbu, kokie yra svarbus tie veiksniai, kurie dalyvauja mūsų vėlesniai raidoje. Tai, o tema vis dėlto, jūs, aišku, susirinkote į šitą auditoriją, labai jums dėkui, kad taip gausiai susirinkot, būtent paklausyti greičiausia apie sveikatą, kas turbūt gal į kokius klausimus bando atsakyti būtent sveikatos psichologija kaip disciplina. Beje, šita disciplina iš tiesų yra pakankamai jauna, praktiškai jinai datuojama, galima net sakyti, tokio skirtingai, bet apie 1970 metus atsiradus kaip specializacija, kaip nauja specializacija, bandant iš tiesų atsakyti klausimus įvairius susijusius, galbūt pirmiausia ir daugiausia su mūsų, aišku, ir somatiniam ligom, bet būtent kur ir kaip čia dalyvauja ir net psichologiniai veiksniai, kuo jie yra svarbus. Tai, na, trumpai apie ką bus šita skaita, tai, na, išrašiau. Kas yra sveikata, tiesiog pakviesiu jūs padiskutuoti, pasidalyvauti, čia bendrai labai kviečiu jūs aktyviai įsijungti, nežinau, formatas, prašau, paskaita, bet šiaip norėtųsi, kad tikrai būtų diskusija, kad aktyviai dalyvautumėt, replikuotumėt, ar klaustumėt, ar nežinau, kokių pavydalų tiesiog, kaip sakau, aktyviai įsijungtumėt. Truputuką gal apie tai, kas yra ta sveikatos psichologija kaip disciplina, kaip nauja, kaip sakiau, pakankamai tokia. Ir paskui bandytume pasamprotot, pasižiūrėtume, pabandyti atsakyti tos klausimus, o kodėl vis dėlto sergame, ar ne? Ir kaip būti sveikam gal, ar kaip išlikti sveikam, kaip pasveikti, jeigu jau susergame. Tai pirmiausia, turbūt, kas yra ta sveikata, ar ne, turbūt, kad kalbėtumėm, ar galim, na, pavyzdžiui, jeigu jūsų, aš dabar paklausčiau, ar ne, nu, pabandykit atsakyti savo tiesiog klausimą, arba pabandykit net kaip gana įprasta, dažnai psichologai naudoja įvairias skales matavimui tam tikrų dalykų, ar ne, ir vadinamas savistaba paremtos skales ir prašo, pavyzdžiui, įvertinkite nuo 0 iki 10 skalėje, kur, sakykime, 10 būtų visiškas sveikata, ar ne, ar jūs esate sveikas ar ne. Tai jeigu sveikas arba sveika, jeigu reikėtų pabandytume savo atsakyti šitą klausimą. Jeigu savo įsivertinama, daugiau mažiau, ar ne, atsakyti šitą klausimą. Kuo jūs remiatės atsakydami? Ar jūs sveikas ar ne? Savijauta. Savijauta. Aha. Kokia savijauta, ta prasme? Niekas neskauda, gera nuotaika. Tai
Tai yra apima ir tokia kūno, ne fizinę savijautą ir emocinę. Kaip tu stresas ir sugalvoti. Ar esu sveikas, tai ta prasme priklauso, ar susijęs su tai, ar galiu įveikti stresinę situaciją. Šiandien mes turim Kokiu būdu? yra Tai ta prasme remiatės ir, tokiom objektyviom išvadom, ar ne? Tai yra, eina sveikatos patikrinimus, ar ne? Ir sako, viskas tvarkojas, esi sveikas, ar ne? Gal dar kas nors pakeis, kuo remiatės, ar kaip samprotaujat? Tai dar vienas punktas, prašau palyginti save, ta prasme su kitais, gal man nėra tai blogai, čia aišku, irgi visada turbūt, kai lyginama su save su kitais, kartais kaip mėgstu sakyti, turbūt, galbūt didžioji dalis iš mūsų visų problemų atkristų, jeigu mes mokėtumėm tinkamai pasirinkti, nes su kuo lyginti. Čia vėlgi priklausomai nuo to, su kuo lyginam, ar ne, ar su blogesniu variantu, ar su geresniu variantu. Ir aišku, turbūt vargas tam, kuris save lygina vis su tais, kuriems geriau, ne, tada man atrodo visą laiką yra blogiau. Aišku, čia jau turbūt kita ir tokia socialinės psichologijos tema, iš tikrųjų, kokią mes tą referentinę grupę arba tą lyginamąją grupę, su kuria lyginam pasirenkamą. Na, iš tiesų, tai taip, kalbant apie tai, kas padeda nuspręsti, ne, tai mes kalbam, ar neturim kažkokio negalavimo, tai yra tarsi, kad nėra kažkokios tai ligos, ne. Bet turbūt, jeigu net žiūrėtumėm iš kitos pusės, aš žmogus, pavyzdžiui, kuris vis tik tai, net galvojant, bet jeigu turi fizinę negalią arba lėtinę ligą, ar ne, sakykime, ligą nuo gimimo, kuri iš esmės nėra išgydoma, bet yra šia prasme gydoma arba kontroliuojama, mes kartais taip sakome, ne, tiesiog simptomiškai, tai, o ar jisai negalėtų tada sakyti, kad jisai yra sveikas, ne, ta prasme, kaip, jeigu jau yra kažkokia liga, tai kaip tada, ar tai reiškia, kad jau kaip čia pasmerktas esu būti nesveikas, ar ne, ta prasme, kad tai reiškia sveikatos ar nebuvimą. Tai aišku, kad turbūt ir viskas, kaip čia mes dažnai pradėdami turbūt netgi bet kokį psichologijos kursą labai dažnai diskutuojame, o kas yra iš viso sveikata, nesveikata, liga, kas yra norma, kas yra patologija, ar ne, kas yra, aišku, viena turbūt žinom, kad tai nėra kažkas irgi kokybiškai kitokio kažko, yra tam tikras kontinuumas. Aišku, kad nėra netgi tos skiriamosios ribos, kai mes kalbam apie sutrikimą, turbūt ir jo nebuvimą, kad nėra kažkokios aiškios labai ribos. Mes tiesiog remdamiesi Šaltos gripas, irgi gali komplikuotis, kad čia kovo iškritimas viršumą, savo jausmus, man taip, kaip sakot, galbūt tie atvejai, kada žmogus yra iš tikrųjų, ypatingai, kai kalbame apie ligas, tai mirtinas ligas, arba, sakykime, aiškiai irgi baigtimas, kai nėra, bet vėlgi turbūt vilties, jokios viltis yra labai bendrai svarbi sąvoka, tokia, kai mes kalbam apie bet kokią ligą ar sveikatą, tai turbūt yra labai sunku pasakyti tokiu atveju, kad ne, aš vis dėlto esu sveikas. Vėlgi turbūt, dar vienas dalykas, ką iš pradžių kolegės irgi, kad sėdinčios minėjo irgi, kad gera savijauta yra toksai, dalykas, turbūt, kuo remiamės, nepaisant kitą kartą net ir kažkokiu tai, fiziniu galbūt, sakykime, negalavimu. Ir vis dėlto, jeigu net ir kalbant apie lėtinę ligą, turbūt tai, kas ir vienas iš aspektų dabar labai tyrinėjamų, tarp kito yra būtent vėlgi kalbėta apie sveikatos psichologijos srityje, tai yra bendrai tokia gyvenimo kokybė, ypač žmonių sergančių įvairiomis lėtinėmis ligomis ar net sergančių įvairiomis ligomis ir, prasme, pradedant nuo
turbūt, na, įgimtų tam tikrų būklių, arba cukrinio diabeto, arba vėlgi cukrinis diabetas, aišku, gali būti įgytas vėliau, ar negyginant, turbūt galime šitos lyginti dalykus, arba vėliau, padedant širdies kraujagyslių ligom, baigiant vėžiniais susirgimais, yra įvairių tokių labai įdomių daugybė tyrimų padarytų apie tą vadinamą gyvenimo kokybę. Tai yra vis dėlto nepaisant ligos, ar aš galiu, kaip įmanoma, geriau, optimaliau funkcionuoti, gyventi ar nesėkmingai savo gyvenimą. Ir tarp tik šičia netgi irgi vėl, ką bando tada mokslininkai ir atrasti, tai kokie tie aspektai gali atspindėti gyvenimo kokybę. Ir geriausia bando išskirti, tai vienas aspektas yra fizinis funkcionavimas, kitas yra socialinis funkcionavimas, tai tarpusavio santykiai, sakykim, kiek paliečia juos, kiek ne, kiek pati liga, ta prasme, apriboja ar ne mano gyvenimą ir taip toliau. Bet kai galiausia vėlgi žiūri, ir išveda vis tiek galiausia tą bendrą gyvenimo kokybės rodiklį, tai vienintelis matas, su kuo jisai labiausia koreliuoja, siejasi, tai yra grynai emocinė savijauta žmogaus. Nepaisant to, koks būtų mano ar neįgalumas, ar net fiziniai apribojimai, ar kiti dalykai, jeigu aš vis dėlto sugebu gerai jaustis emociškai, ar ne, iš esmės, tai turbūt toks tai atrodytų paprastas amžinas dalykas, ar ne, bet vis dėlto įžvelgti prasmę savo gyvenimą, tame, kas vyksta, tai viskas yra gerai. Ar ne, ta prasme, ir aš tada galiu sakyti, kad, nepaisant tos kažkokios net objektyvios ligos, ar ne, aš šią prasme esu sveikas, aš tarsi net sveikesnis, ar ne, kaip sakoma, daugelį kitų žmonių. Tai ta prasme, gera savijauta iš tiesų irgi turbūt yra, vienas, kaip sakiau, netgi ir šiuolaikiniais tokiais moksliniais tyrimais paremta vienas iš tokių svarbiausių matų ir būtent tokia, netgi ta emocinė, tokia psichologinė savijauta. Kas lemia sveikatą, ar ne? Aišku, čia susiję dalykai tokie, bet čia pasitelksiu iš tiesų ir pasaulinės sveikatos organizacijos yra paskaičiuoti ir tokie duomenys pateikti, tarp kitko jais vadovaujasi ir mūsų sveikatos apsaugos ministerija, ar ne, šitais skaičiais, kuriuos dabar pateiksiu. Tai gera žinia yra ta, kad mūsų sveikatą, sakykime, jeigu ypač čia turbūt šiuo atveju tiktų apibrėžiant ją kažkokiu būtent somatinių negalavimų nebuvimą, ar ne, lemia 20% mūsų tos bendros sveikatos lemia genetinis paveldimumas, ar ne, 20%. 10% vis dėlto priklauso, manoma, nuo medicinos tarnybų veiklos. Tai yra nuo to, kaip gerai veikia, ar ne, visos tos sveikatos priežiūros įstaigos atitinkamai ir kiek geros yra jų teikiamos paslaugos. Ir 70% vis dėlto priklauso nuo aplinkos ir gyvensenos. Tai, iš tiesų, viena vertus tai gerai žinia, vadinasi, kaip čia, kaip galim įtakoti. Iš tiesų labai daug yra keičiamų dalykų, ar ne? Daug ką galima keisti. Bet atrodo, kad bloga žinia yra ta, kad, kaip manote, blogai. Kaip? Taip, nes mes patys galim keisti, tai įtakoti, ar ne? Tai yra priklauso nuo mūsų aplinkos, sakykime, aišku, aplinkos vėlgi, čia yra turbūt ir toks labai jau ir bendražmogiškas dalykas, ar ne tik nuo mūsų turbūt konkrečiai, bet aišku, ir nuo kiekvieno konkrečiai, bet ir nuo kitų dalykų. Ypatingai kalbant apie gyvenseną, gyvenimo būdą, ar ne, tai labai priklauso nuo to. Ir pasirodo, bloga žinia yra tai, kad būtent šitie dalykai yra sunkiausiai keičiami. Ir vėlgi, kokią, čia prasme turbūt ir kokią ligą beimtumėm, somatinį negalavimą, kokią būklę beimtumėm ir jos gydymą, tai vienas iš vis tik tai kalbėsim dar irgi apie tokį dalyką, kaip, atsakant klausimą, kaip pasveikti, ne,
turėti tokį dalyką kaip gydymo nurodymų laikymasis. Tai yra taip, kiek mes laikomės gydymo nurodymų. Tai dar čia nieko, jeigu mes apie tos gydymo nurodymus suprantame kaip vaistų naudojimą, ta mums paskirtų vaistų naudojimą. Bet ir čia atsiranda visokių bet. Bet jeigu tai yra irgi nurodymas, ta prasme, keisti gyvenimo būdą, gyvenimo įpročius, tai yra vienas iš sunkiausių pasirodo įgyvendinamų dalykų. Vėlgi klausimas, tada kodėl? Bet Merginas labai gražiai įvardino tokia žinia, kad viskas priklauso nuo mūsų. Tai dabar nereikia žiūrėtumėm nudžiaugtis ir kažkaip tai galvosime. Tai viskas tvarkoja. Bet regis, nežinau, ar čia galim taip čia. Vėlgi, turbūt bendražmogiška tokia savybė yra kad vis dėlto kitas tik mums visai patogu yra turėti, kaip čia ką apkaltinti, nesijausti atsakingais patiems. Tai čia tokie gal įvadiniai dalykai, aš toliau, kaip sakiau, irgi dar šiek tiek norėsiu grįžti ir bendrai prie įvairių tų, kaip čia ligos, neligos, ligos buvimo, nebuvimo, netgi tokio klausimo, kaip kodėl sergame ar ne, pavyzdžiui, net kai sergame ar ne, o liga yra tikra išgalvota. Turime ir tokių atvejų, aišku, ir nemažai. Bet dar, kaip sakiau, truputuką sugrįšiu ir prie sveikatos psichologijos, kas tai yra, nes tema, pavadinimas šitos paskaitos yra būtent sveikatos psichologija. Tai čia toksai, kaip mes mėgstam kartais akademikai, ar ne? Taip, kad neprisistačiau, aš esu šiaip ir praktikė, ne tik tai akademikė, ta prasme, kad ir konsultuoju, ir esu ne tik psichologija, bet ir psichoterapeutė, turiu psichoterapeutės kvalifikaciją. Bet, jau kai mes akademikai, tai akademikai mėgstam tokius apibrėžimus, ar ne? Bet iš tiesų, ką aš ir išskyriau šitam apibrėžimą, tai iš tiesų ta tokia galbūt specializacija, vėlgi galbūt psichologijos tokia specializacija. Negaliu pasakyti, kad būtent šitos specializacijos ir tai psichologai ir rūpinasi sveikata, ar ne, tai koks yra svarbiausias dalykas, ar ne, tai sveikatos būtent palaikymas ar skatinimas. Bet turbūt labiausia šitos specializacijos specialistai yra ruošiami tam, kad rūpintųsi prevencija, ar ne, arba užkirtimu kelių įvairių ligų. Tai yra, aišku, viena, aš pati tarp kitko esu baigus klinikinę psichologiją ir atėjus iš to matymo pirmiausia, kad taip mes turime žmonės jau turinčius rimtų problemų ir turime jiems padėti, ar ne? Dabar, kaip sakiau, praktiškai prieš kelis dešimtmečius gimė disciplina, kuri ypatingai pradėjo rūpintis tuo, kaip mes galėtume užkirsti kelią, ar ne? Ta prasme, ne tik tai galvoti apie pagalbą jau turintiems problemų žmonėms, bet ir užkirsti kelią tom problemom. Ir aišku, vienas iš svarbiausių, viena iš didžiausių dalių bendrai sveikatos psichologijos srityje yra sveikatos stiprinimas. Ar ne? Visą, kas susijęs su sveikatos stiprinimu, kur tai galbūt vėlgi individualiam lygyje, grupių, organizacijų lygyje ir net ir toliau. Aišku, kita vertus, tai turbūt šita disciplina labiausia vėlgi pradėjo ir jinai gimė iš tiesų sandūroje turbūt bendrai ir medicinos mokslų, ir socialinių mokslų, kaip tokia pagalbininkė vis tik tai padėti kuo daugiau vėlgi suprasti ir atsakyti į klausimus įvairius susijusius su pirmiausia, aišku, somatiniam ligom ir ar gali būti, kad somatinės ligos ar ne irgi vis dėlto randasi ne tik dėl biologinių, fiziologinių priežasčių, bet ir dėl psichologinių ir socialinių priežasčių ir, aišku, atitinkamai vėlgi, kaip galima tai pasitelkti, tą psichologiją, ar ne, arba, sakykime, psichologinius ir socialinius veiksmus, padedant žmonėms. Padedant pasveikti, padedant tiems, kurie jau turi somatinį negalavimą. Konkretas posėdis, kad jūs atsimėtume darbą, Taip. Mes tuo ir pasižiūrėsim, kad iš tikrųjų, jeigu taip žiūrėti, visos žmonijos istorijos net neapimsim, bet bent kiek įmanoma, bent tos porą tūkstantmečių, kad kaip
kito šitas irgi požiūris, ar ne? Ir vis dėlto bandysime atsakyti tai klausimą, ar vis dėlto visos ligos nuo nervų, ar ne? Tai ir šiaip sveikatos psichologijos, sakykime, tai irgi vadinau, kad yra klinikinė psichologija, pavyzdžiui, kaip kita disciplina, ir ne, kuo skiriasi, kartais kyla klausimas sveikatos psichologija nuo klinikinės psichologijos, tai aišku, turbūt, tai, kad vis dėlto pagrindinis dėmesys svarbiausias yra ne psichikos sveikatų turinčiam asmeniui, vis dėlto patiriančiam paprastai fizinės sveikatos problemų. Ne, imant taip, turbūt kaip už pagrindą, arba, aišku, šia prasme vis dėlto vienaip ar kitaip kūno negalavimus kenčiančiam žmogui. Aišku, tai gali būti iš tiesų, su kuo susiduria sveikatos psichologai, su kuo bendrai egzistuoja, kai mes kalbam apie įvairias ligas, egzistuoja taip vadinamas komorbidiškumas, ypač kai kurių ligų, tai yra polinkis, kaip čia pasirodyti kartu arba sirgti. Jeigu jau sergu tą ligą, tai didesnė tikimybė, kad išsirgsiu tą ligą. Ir kartais net randama, kad kai kurių vėlgi yra, pavyzdžiui, komorbidiškumas, sakykime, širdies kraujagyslių ligų ir depresijos komorbidiškumas, tai yra šitų ligų polinkis irgi pasirodyti kartu. Tai yra didesnė tikimybė ir randama procentiškai, kad daugiau žmonių, sakykime, turi ir vieną, ir kitą. Įvairūs tokie dalykai, bet aišku, pirmiausia, vėlgi vis tiek galvojama ir apie kūno negalavimus, ir bendrai, sakykime, vienaip ar kitaip tiktų sakyti skausmą kenčiančiam žmogui, ir pirmiausia, padėti vis dėlto jam įveikti tą skausmą, pasveikti, ir ką su tuo daryti. Čia atskiras rytis galima į tą skausmo psichologiją pamatyti ir rasim, kad ne visuomet skausmas yra susijęs su būtinai somatiniu kažkokiu tai negalavimu, kūno negalavimu ar net kažkokia fizinė liga. Ir atvirkščiai, ne visuomet sirgdami, čia prasme, turėdami tam tikrą ligą, mes patiriam skausmą. Bet vis dėlto noriu apimti ir tai lyg tai atskirti visiškai taip irgi neišeina, bet kita vertus, kaip sakau, turbūt tada labiausiai irgi yra tiktų apibrėžti, kad šiaip jau patiriančiam distresą, ar ne, bana, sakykime, įtampą, nerimą tokį ir vienaip ar kitaip mes tą distresą vadinam tokią neigiamą žmogaus būseną, ar ne, kad jis iš tiesų yra, pasimetęs, nelabai žinau ką daryti, kaip daryti, ar ne, ir ypatingą stresą patiriančiam žmogui. Ir tas gali būti būtent, ar tiktų sakyti, ar jau dėl ligos, dėl, pavyzdžiui, somatinės ligos, ar ne, o gali būti, kad pirmiausia žmogus yra patiriantis stresą mes dar ligos nematom. Ir vėlgi dažnai liga vis dėlto tada jau kaip streso pasekmė gali rastis, ar ne, kaip nuolatinio streso pasekmė. Tai turbūt šitaip pat irgi įvardinti tą mūsų, sakykime, tikslinę grupę irgi tiktų. Tai va, tai tada eikim prie to klausimo, kodėl sergam. Šiaip jau į šį klausimą iš tiesų, kaip sakau, buvo bandoma atsakyti, kiek žmonėje yra gyvybė. Tai aišku, buvo bandoma suprasti įvairias ligas, negalavimus atsirandančius ir kas tai yra, bet turbūt viena iš išskirtinių viso šitoj mūsų, sakykime, istorijų žmonijos ir ypatingai mes kalbame medicinos mokslo atstovai su pasididžiavimu, mums psichologams irgi norisi prisiminti ne Hipokratą, kuris čia prasme buvo išskirtinis, nes įsigilinus į jo išlikusius darbus, į tai, ką jisai veikė, ką nuveikė, kiek tai aprašė, ar kiek jo vėliau pasekėjai, mokiniai atskleidė, tai pasakė faktiškai, nežinau, ar visų sakyti ar ne, bet pasakė beveik viską ir dabar net į medicinos mokslą neturi labai ką pridėti naujo, ar ne, viską apie ligas ir jų gydymą.
netgi, turbūt žinot, yra viena tokia, jeigu čia kalbam labiau apie medicinos mokslus, iš jų gimstant irgi tokia nauja sritis yra reabilitacijos sritis, bendrai, ne, ir ta prasme, vėlgi visos atsirandančios naujos specialybės, kaip kineziterapeutai, ergoterapeutai, fizioterapeutai, jie faktiškai yra svarbiausi tie reabilitacijos specialistai, kurių vėlgi yra paskirtis daugiau, na, jie rūpinasi būtent kaip padėti žmogui išlikti sveikam, ar ne, arba vėlgi būtent rūpinasi labiausia dar gyvenimo kokybę, kai žmogus jau turi kažkokią somatinę ligą, ar ne? Tai šia prasme, tai atrodo naujas sritis, bet ir tik labai reabilitacijos sritis ir bendradarbiauja su sveikatos psichologijos sritim, jos atradyti tokios gana naujos, ir jums tai eina kartu iš tiesų rankon, nes daug sąlyčio taškų iš tiesų rūpi panašus dalykai. Ir vieniem ir kitiem, aišku, prieigimas galbūt yra kineziterapeutų, ergoterapeutų, fizioterapeutų, vis tiek labiau rūpinantis tą fizinę aplinką, o sveikatos psichologų tokia emocinė aplinka, socialinė aplinka. Tai šia prasme, grįžtu prie Hipokrato. Hipokratas ir dauguma gydytojų drąsiai, kaip ir sako ir patvirtina, jisai buvo reabilitologas. Jisai buvo tikriausias reabilitologas. Nes tuo, kuo jisai rūpinosi, tai kad žmogaus, tai tu, kad ir turi, nes svarbiausia yra dabar tave reabilituoti, arba grąžinti, ta prasme, kiek įmanoma tavo optimalų tą funkcionavimą. Nepaisant tavo tos būklės, negalavimo ir taip toliau. Čia tokia nukreipimas, bet ne visai nuo temos, bet prie Hipokrato. Jeigu kada tektų nukeliauti į Koso salą, o Kauno skrydžiai gana žirgus, tai visai manoma ją nuskristi. Ir žinote, kad Hipokratas šiaip gimė Koso saloje, ir būtent Koso saloje, šiaip, lietuviai, žinau, mėgsta dažnai tam vykti atostogauti ir praleisti linksmai laiką, bet Koso saloje yra pastatyta būtent pirmoji pasaulyje ligoninė, dar paties Hipokrato statyta, kuri išstovėjo beveik 1000 metų ir sugriuvo tik tai dėl žemės drebėjimo. Ta prasme, jinai, iš tiesų, dabar yra išlikę griuvėsiai, aišku, dalis ten atstatyta, matyt, dalis iš tiesų tokių labai autentiškų tų griuvėsių. Nuostabioj vietoj, bet kai ten pabūnant, supranti, kaip Hipokratas irgi matė, kas yra svarbiausia žmogui, kad jisai pasveiktų. Ta prasme, pabūti tokioj aplinkoje, ta prasme, pasaktiškoje, rainoj, nežinau, ir aišku, tai kas išlikę ir manoma buvo, vyko toje irgi ligoninėje, tai kaip vadinosi, bet ligoninėje, aišku, tam buvo taikomos to laiko ir taip kaip Hipokratas ir jo, aišku, net ir pirmtakai, ir paskui pasiekėjai suprato gydymo įvairūs būdai, bet ir daugybė reabilitacijos būdų, tai pradedant įvairiom voniom, masažais, ar net kitais dalykais, ar tiesiog čia, ką mes dabar vadinam, grimo oro voniom, nuo ir taip toliau. Tai šiaip Hipokratas yra pasakęs, čia tokia iš tiesų tokia irgi įdomų dalyką, kad yra daug svarbiau žinoti, koks asmuo turi ligą, o nežinoti, kokią ligą turi asmuo. Na, ir galvojat, ką jisai turėjo omenyje, tai teikdamas. Žmogaus charakteris. Pirma mintis, kuri ateina į galvą, lyg tai atrodytų, ne? O ką tas duoda? Jis arba pasiškas, arba pasiduoda tam taip, ir tada išeitų, kad netgi kai žmogus, man sakykime, yra pakankamai lyg tai ir liga, nei labai baisi, nei labai tam, lyg tai gydoma, ne? Bet ko gero, galbūt, priklausomai nuo žmogaus būdo, jinai gali tapti pakankamai tokia sunkiai gydoma. Ir atvirkščiai, netgi atrodytų, jeigu tai veiks pakankamai sunkiai gydoma liga, gali tapti visai įveikiama ar net kitokio tipo žmogui. Gal nes asmuo, tai ko rakojas, ne
vyrai labai daug sunkiau perneša, pavyzdžiui, peržalymo lygas, negu to, kad šito pasaulio pabaiga. Čia irgi toks įdomus pastebėjimas, šiaip, lyginant vyrus ir moteris, šiaip pastebėta, kad moteris kaip ir daugiau serga, ne? Ir jos bent jau daugiau turi nusiskundimų sveikata įvairių. Bet šiaip jau moteris yra, kaip ir sveikesnės, jeigu taip, objektyviai, ne galbūt skundžiasi, čia galbūt irgi galbūt perneša ir jie kitą kartą gal jautriai reaguoja, bet įdomu tai, kad pavyzdžiui irgi su rimtesnėm ligom susidūrė, jie nebūtinai nuskundžiasi arba dalinasi. Čia kitą kartą paradoksas būna. Išsivyra moteris. Čia yra tokio, kad tikimasi, kad iš vyrų, kad jie turi būti stiprus, ar ne? Turbūt mes kartais net ir matydami šeimas konsultuodami, tai matydami, kaip tėvai auklėja vaikus, ar ne? Patys auklėdami vaikus, kad atkreipiam, tai dėmesį, kad kažkaip iš vyrų vis tik tikimasi, nes kad jie turi būti atsparesni, tvirtesni, ar ne? Šiandien mokyklų vaikėjimas mokytoja, tai nedarėjo pasakas. Ateidavo, bandydavo specialus universitetą, ir sako, atšūkės nesvyčio viešų, sutika vadytojai, atšūkė vadytojai. Vaida atsisėda pas savęs kabinetėlį kėdės, sako, gerai šiandien važiuoja. Na, išsikrauja, viskas gerai. Tai įrodoma, kad žmogus, kuris emocionaliai tiesiog nuleidžia karą, jam o tas, kuris kauptas ir jie turi keletą. Ir vėl kalbu visi Emanueliui klausimus. Vienas tai turbūt kaip čia, kas geriau, ar ne, ar išsikrauti, ar kaupti savyje. Čia taip tik, mes net, kai apie bet kokius irgi kalbam, ypač kai kalbam apie psichikos sutrikimus, ar ne, tai šia prasme juos irgi galima tarsi skirstyti pagal tai, dėl vienų iš jų labai žmogus pats viduje kenčia. Kita, kad išoriškai net nesimato, kad žmogui blogai ar kažkas yra, ar ne, kad prasme, pavyzdžiui, netgi ypač prie nerimo sutrikimų, arba kaip minėjau, prie fobijų, ar ne, galim net ir nežinoti, kad žmogus turi galbūt tai ypač socialinių fobijų, ar ne, nes jisai pakankamai tai dangsto, slapsto, bet viduje labai kenčia, ar ne, tada toksai labai yra tas vidinis žmogaus distresas, patiriamas didžiulis distresas. O kitais atvejais, ar ne, švelniai tariant, ar ne, kaip mes populiariai sakom, žmogus tikrai sutrikęs, bet pačiam žmogui taip neatrodo, jisai jaučiasi labai gerai, jisai su juo viskas tvarko, jam atrodo, kad aplinkui yra sutrikę žmonės, ta prasme. Tai jie kažko tai nori iš manęs, man tai viskas gerai. Tai čia aišku, tas gali, bet taip irgi, negalim atsakyti irgi į klausimą iki galo, bet tarp grįžtant prie ligos, jos netgi somatinės ligos ir jos buvimo, nebuvimo, matysim, kad yra įvairių bandymų tarsi apibrėžti ir tas yra asmenybės arba bruožus išskirti, ar nebūdingus galbūt žmonėms sergantiems tam tikromis ligomis ir nesergantiems. Tai vienas iš bruožų tokių randamas po daugybės tyrimų, kol kas šiaip dauguma bruožų vis tik tai buvo atmesti ir nepasitvirtino, o vienas išlikęs bruožas ir siejamas ne tik tai su širdies kraujagyslės ligomis, bet ir su vėžiniais susirgimais, yra priešiškumas. Bet toks įdomus dabar nėra iki galo, kaip čia pasakyti, irgi ir aišku, ir pasirodo, kaip čia šiaip jau tyrimai rodo, kad tas priešiškumas irgi gali būti ir atviras, bet aišku ir užslėptas, ta prasme, viduje, kai žmogus yra priešiškas, jaučiasi priešiškas kaip aplinkai arba kitiems, turi, ta prasme, paprastai tariant susikaupusio pykčio. Ir aišku, šiaip dažnesnė, vis tik tai tokia tendencija, manoma, kad jeigu tas susikaupęs pyktis, jisai yra viduje, tai yra ne, kaip sakot, turbūt gal sveikiau tam žmogui būtų išlieti į išorę. Klausimas čia būtų, ar sveikiau, ta prasme, ar geriau nuo to kitiems žmonėms, aplink esantiems, ar ne?
Tai šitą reikėtų visada įvertinti, bet iš tiesų turbūt vienas iš blogesnių variantų, tai to pykčio kaupėsi viduje, ne, jisai tampa galiausiai iš tiesų tampa rimtų somatinių negalavimu. Bet tas vėlgi rodo, kad mes apie ką kalbėsime, ką atskleidė Tartiko jau prieš gerą pusę 100 metų, ar ne, tai apie tą tokį tada vidinį konfliktą viduje žmogaus vykstant. Ir tai rodo vis tiek, kad žmogus yra nuolatiniam tam strese arba nuolatiniai įtampo. Tai, išeitis matyti yra. Klausimas jo, kokia turėtų būti. Taip, aišku, šiaip bendrai ir aišku, ką Hipokratas, susirinko tą tokį palikimą, kurį, labai kažkaip norėtųsi, kad ir turbūt visi sveikatos priežiūros specialistai, ypač žinant tai, kad jie duoda Hipokrato priesaiką, ir neatsimintų, kad mes visada vis tiek pirmiausia turim ne ligą gydyti, ar ne? Ir ne, o žmogų. Tai prasme, kad mes turim matyti visą žmogų. Ir kai mes suprasim būtent žmogų, tai geriau suprasim ir jo ligą. Ir ne, kad mes pažinsim žmogų, tai galbūt bus lengviau gydyti ir jo ligą. Ne tik tai ligą, ne kaip vėlgi tas, turbūt, kas yra žinoma, kaip tas mechanistinis požiūris. Tai man leidžiu, kad tu negalėjau tą jūs faktų. Taip, tas, kas... Tie pasiduoda, ką tai reikia, kad tai nepalintuoja. Tai turbūt nepaslapsis dėl to, ir pas mus yra kažkaip tai labai, kaip čia mes daug pasisėmėm iš tos iš rytų, kaip sakote, medicinos, rytų filosofijos, ir kai mes kažkaip tai vakaruose labai nutolom nuo to, ką ir jeigu taip žiūrint, tose pačiose, sakykime, toj pačioj vakarų Europoje, netradom ir paskui labai nutolom, kažkaip kitose nebuvo to nutolimo, turbūt visą laiką išliko sąlytyje su tom atrastom vertybėm, ar ne, tom atrastom tiesom ir išmintim. Tai šiaip jau šalia to Hipokratas, tarp kitko, jisai, vis tik tai su juo siejama yra ir keturių temperamento būdų, ar ne, išskyrimas ir aprašymas, ir jisai tai aiškino būtent, paskui jo būtent pasiekėjas Galenas labai išplėtojo šitą teoriją ir pagrindė, tai būtent siejo ir žmogaus būdą ir polinkį sirgti tam tikromis ligomis, ar ne, būtent su skysčių, pusiausvyrą, kada būtent tų vidinių arba kreivų, ar ne, atitinkamų tulžim, bendrai krauju, kitomis kreivėmis, ar ne, ta prasme, ir su jų pusiausvyros sutrikimu. Ta prasme, kai nėra balanso, nėra randas kaip disbalansas arba tam tikrų skysčių dominavimas. Ir dėl to gydymas irgi, ir kurį taikė ir rekomendavo ir Hipokratas, ir jisai pasisakė už pagrindinius tokius gydymo metodus, tai yra tinkama dieta. Vėlgi atsižvelgiant į tai, irgi yra koks, sakykime, kokio tai pobūdžio galbūt pusiausvyrą tų skysčių arba jos nebuvimą stebina. Ir gyvenimo įpročiai. Vėlgi tai, kas gali padėti žmogui pasveikti arba išlikti sveikam. Kaip sakiau, dabar mes daug metų tam skaičiavom ir paskaičiavom, kad iš tiesų nuo gyvensenos mūsų ir aplinkos labai daug priklauso. Aišku, gyvensenos plačiaja prasme, gyvenseną mes irgi skaičiuojam viską ir mitybą, ir tame tarpe, tai yra kaip kuo maitinamės. Taip va. O šiaip jau paskui vis dėlto buvo judėjimas ir turbūt ir dar prieš Hipokratą, tuose kraštuose, ta prasme, ne Graikijos civilizacijoje, bet iš tiesų buvo labai išsivyščiusi, turbūt kokią sritį, jeigu paimsime daugybę svarbių dalykų atradę, kurie iki šiol buvo dar svarbus, ar ne, nieko, kaip čia prasme mes naujo neatrandame, bet šiaip jau jeigu pasižiūrėtumėm paskui, turbūt ypač kas buvo po Kristaus, ar ne, šitas jau mūsų, sakykime, tūkstantmečiuose, tai būtent judėjimas nuo piktų dvasių ir manimo, kad visos ligos tai yra dėl apsėdimo ar nerealimo, ar dėl kitų dalykų, iki tokio mechanistinio visai požiūrio atėjimo prie žmogaus kaip mašinos,
na, kad ir kokia sudėtinga būtų ta mašina, ar ne, bet tai vis dėlto yra tik mašina, ar ne, galima ją atitinkamai taisyti. Na, ta prasme, žiūrime į kiekvieną ligą arba tam tikrą sutrikimą, kaip į gedimą, ar ne, tiesiog reikia atrasti tą gedimą ir jį pataisyti. Tai jeigu taip pasižiūrėtume, pavyzdžiui, Lietuvoje, tai labai ilgai gyvavo tas požiūris, netgi kalbant apie kitas dvasias. Pavyzdžiui, galima rasti netgi turbūt dar, aišku, 19 amžiaus pabaigojus, bet 20 amžiaus pradžios rašytojų, mūsų lietuvių rašytojų ar net kūriniuose, atveju išgyvenimo, ne iš istorijų, kaip moteris gydydavo kaimas ar nesergančius ar kūdikius, ar moteris, kitus ar šiaip sergančius žmonės, vyrai kaip rečiau įsileisdavo tas bobutės užkalbėtojas, ar ne, bet bandydavo išlaikyti, ten užkalbėti, ar ne, kažkokiais tai kitais būdais, arba tiesiog jau laukdavo, kad ne, jau čia nuspręsdavo, kad ne, jau šita, pavyzdžiui, mergelė apsėsta, kad jai nieko gero nebus, čia net nereikia nieko daryti, ne, tik tai sulaukti galo. Jau nekalbu jo apie tos tamsiuosius viduramžius vadinamus, ar ne, tai turbūt, žinot, kad net buvo, nebeatsimenu, šitas veikalas, toksai latiniškai vadinamas, buvo didžiulis veikalas parašytas, pavyzdžiui, kaip atskirti apsėstą žmogų nuo neapsėsto ir net metodai įvairūs aprašyti, kokiais galima patikrinti, ar žmogus yra apsėstas ar neapsėstas. Tai čia vienas iš tokių drastiškų būdų, aišku, turbūt daug buvo, tai pavyzdžiui, laikyti žmogų, kurį laiką panardintą po vandeniu, ar ne? Tam tikrą laiką ir jeigu žmogus nuskęsta, vadinasi, dėja, jisai buvo neapsėstas, ar ne? Šiaip jau turbūt galėjo gal ir viskas būti tvarkoj. Jeigu jisai nenuskęsta, ar ne, tai jisai vadinasi apsėstas. Ir jeigu nepavyksta išvaryti piktos dvasios, tada vienintelis būdas lieka toks, nu, sudeginti, ar ne, nukristi galvą, tas išnešėjai gyvenimą. Kaip O vadydavo taip kaip? Tai irgi būdavo. Jo, dar prisimenkai, bet galim rasti turbūt irgi ir sprendimų, ypatingai, ne, kai kuriuose kitose tradicinėse kultūrose, ir jos vėl šamanų, tos apeigos, ar ne, taip toliau, kas įvairūs būdai, kaip galima varyti piktas dvasias. Jeigu taip turbūt žiūrint į tuos krikščioniškus ar baisuosius, nors ar krikščioniškai viduramžius, ar ne, tai aišku, vienas iš patikimiausių būdų sugalvojimo su pikta dvasia, tai vis dėlto yra sudeginimas ant laužo. Tai, bet iš tiesų ir paskui, na, vėlgi, prašviesėjimas, ar ne, tas, sakykime, renesansas ir paskui vėlgi tas judėjimas buvo vis tik tai grįžimas labai prie žmogaus, na, iš vis kūno pažinimo kaip po tokio. Kad vis dėlto tą kūną, bent jau kūną, tai tikrai galima pažinti, suprasti, jį galima tyrinėti. Ir aišku, radosi labai nusustiprėjo ši disciplina kaip fiziologija, ar ne, kaip po tokia, ir aišku, buvo labai daug mėginimų ir ištirti, jau prasidėjo mėginimai ištirti žmogaus kalbos smegenis, ar ne, aišku, visą pažinti kūną, kaip jisai funkcionuoja. Bet tas galbūt vėlgi ir, na, ir aišku, atradimai tokie, na, sakykime, stebėjimas žmonių, jeigu net kalbant apie galvos smegenis, ar stebėjimas žmonių su tam tikrom pažeistom smegenų, sakykime, dalims ir tim, ar ne, ir stebėjimas, kad jų sutrinka, pavyzdžiui, vienos ar kitos funkcijos, galima labai daug čia įžvalgų ir tada jau prasidėjo tyrimai didžiuliai ta linkme, kad, vadinasi, net ir mūsų elgesys turi labai aiškiai biologinius pagrindus, ar ne, net už tokius dalykus, kaip mūsų kažkoks kaip, netgi ar atmintis, ar mąstymas, ar kiti dalykai, ar ne, vis dėlto atsakingos yra mūsų smegenys. Gal vėlgi, kaip sakau, buvo nueita iki tokio tikrai labai mechanistinio požiūrio, kad pasižiūrėjimo, kad vis dėlto vėlgi, jeigu kūnas šia prasme funkcionuoja gerai, ar ne, kaip suderinta gera mašina, gedimų nėra, kaip sakiau, tai ir viskas varpoja. Prasme, jeigu atsirado kažkokie tai sutrikimai, gedimai, tai tada mes juos turim žiūrėti kaip
kaip pataisyti. Vėlgi turbūt būtų kaip ir viskas gerai, bet atsirado bet. Na, ta prasme, kas neišvengiamai, ką mes galim matyti ir dabar, ir turbūt net iš vairių gydymo praktikų, pasirodo, ne visais atvejais, lyg tai kūną tą sutvarkai. Ne, o šia prasme, jeigu laikyti žmogų kaip mašina, jinai vis tiek neina, ta prasme, jinai vis tiek nefunkcionuoja gerai. Ne? Tai pasirodo, kad nuo to kažkaip neužtenka. Ir atvirkščiai, kodėl atrodytų tais atvejais, kaip lyg ir viskas tvarkoj su pačiu kūnu, ar ne? Tai yra, negalim sakyti, kad yra kažkokie tai sutrikimai, vis dėlto žmogus jaučiasi vis tiek blogai, arba jisai serga, ar turi nevėlavimą. Tai vėl, aišku, kad tas to irgi neužteko, vien tokio mechanizmo požiūrio traktuoti štai žmogų. Na, iš tiesų, tai, kuo remiasi dabar, aišku, sveikatos psichologija, bet ir labai yra jau vis tik tai įdiegta ir į medicinos bendrai mokslus yra vienas iš svarbiausių požiūrių atitinkamai ir modelis aprašytas ne taip seniai, sakiau, tai prieš keletą dešimtmečių. Tai yra biopsichosocialinis modelis, ar ne, yra iš kitas, sakiau, požiūris, kurio mes laikomės, tai Engelio aprašytas biopsichosocialinis požiūris, kad iš tiesų vis dėlto visas ligas, kokios jos bebūtų, ar ne, mes turime aiškinti atsižvelgdami ir į biologinius, ir į psichologinius, ir į socialinius veiksmus, atitinkamai gydyti visus atsižvelgdami visus šios veiksmus. Bet dar truputėlį, jeigu grįžtumėm atgal, aišku, aš nepasakosiu dabar ir visos psichologijos, gal mokslo raidos, gal daugiau, tai apie tai, kas gal siejasi su tom, sakiau, vis tik tai pirmiausia somatiniam ligom ir bandant atsakyti klausimą, kodėl vis dėlto sergame. Tai maždaug praeito amžiaus jau apie vidurį radas daugybė darbų ir vienas iš tokių svarbesnių ir pirmųjų buvo tai Dunbar. Helena jos vardas buvo, paskui persivadino kitų vardu, Planterio Dunbar. Psichosomatinė diagnozė išėjęs reikalas. Tai vėlgi grįžimas, iš tikrųjų grįžimas, ir aišku, kitų kampų pasižiūrėjimas, bet tai, bet ką aš kaip klausiau, apie ką jūs manote apie Hipokrato žodžius, ar ne, tai kad pasakėt, kad charakteris yra svarbu, ar ne, tai radosi tiesiog toksai charakterologinis požiūris. Tai yra, ir čia buvo, sakykime, vėlgi šitie darbai, turbūt ir šitas judėjimas, tai toksai kaip atasvara tam visai mechanistiniam požiūriui, ar ne, nes turbūt, viskas ir mūsų kaip čia gyvenimuose dažnai ar istorijoje būna, ar ne, kad į vieną kraštutinumą metamės, paskui į kitą, ar ne, kol galiausiai sugrįžtame kažkokį randam auksą vidurį, ar ne, tai čia toksai galbūt buvo irgi bandymas iš tiesų pakankamai, turbūt šiaip geras, tas judėjimas, vėl atsigrėžiant į tai, kad ne tik fiziologija, o gal iš vis ne fiziologija svarbu, sprendžiant ar bandant atsakyti į klausimą, kodėl serga vienom ar kitom ligom, bet ne, tai Dunbar pasiūlė tokį charakterologinį visiškai požiūrį, kad tam tikros ligos yra būdingos tam tikroms asmenybėms. Tai yra pirmiausia, ir sakau, pirma eina vis dėlto žmogaus savybės, ir jos iš esmės apsprendžia, kodėl ar žmogus susirgs, ar nesusirgs, ir netgi kokiom ligom susirgs. Tai iš tiesų, ką Dunbar padarė, tai jinai aprašė irgi daugybę įvairių tokių asmenybės tipų, tai jas atitinkamai tarsi pavadindama, tai sakykime, į skrandžio paligę linkusi asmenybė, ar ne, yra atitinkamas tipas, arba, sakykime, astmatinė arba į astmą, kompastmą linkusi asmenybė, ne kita tiesiog, išskirdama tam tikrus tik tai labiau būdingus bruožus. Bet viena ar kita liga sergantiems žmonėms, ne, bet atitinkamai būtent dėl tam tikrų bruožų tikėtina irgi ir randasi tam tikros ligos. Bet toliau jos idėjas gal papildė ir plėtojo savaip
psichologijos, tai bandydamas iš tiesų labai susijęti šitos du dalykus, tai Aleksandras. Ir jisai labiau rėmėsi tokiu psichoanalitiniu požiūriu ir sakė, kad vis dėlto somatinės ligos, tai čia ne tiek yra tokie kaip čia asmenybės bruožai, kurie apsprendžia, bet daugiau jos ir jų atsiradimas ir netgi labiau kokio pobūdžio atsiras tikėtina liga, kokia tai bus somatinė liga, priklauso nuo vidinio konflikto. Mūsų praktiškai irgi ligos, tai yra tų vidinių konfliktų pasiekmė. Na, pavyzdžiui, kaip pavyzdys, jisai irgi bandė paaiškinti tokiu būdu daugybę įvairiausių ligų, tai vienas iš pavyzdžių galėtų būti skrandžio opaligė, arba skrandžio kapirštės žemos, sakykime, opaligė. Tai kur esminis konfliktas būtų, pavyzdžiui, tarp žmogaus noro iš vienos pusės, ar ne, tokio noro ir atitinkamai, tas noras kyla iš trūkumo, iš nepatenkinto to poreikio būti maitinamų, globojamų, ar ne, kad jų rūpintųsi, o iš kitos pusės šito aišku, kad būtent tas noras ar troškimas yra neįsisąmoninamas, ar ne, o išoriškai kaip tik dar neigiamas, tai yra žmogus yra išoriškai labai, kaip čia, atrodo sėkmingas, savarankiškas, kaip tik autonomiškas, ar ne, toksai labai ir tarsi, aišku, tokiu būdu ir bando netgi maskuoti tą vidinį savo norą, bet aišku, nuo to, kad tas vidinis noras niekur nedingsta. O žmogus ir toliau yra tokiam konflikte. Čia aišku, jau paskui, kaip einant į tą dinamiką, bandai įsivaizduoti, tai visai žmogus tiesiog tarsi, vėlgi ir kitą kartą, čia yra tam konflikte, jam labai norėtųsi, kad kiti jam padėtų, pasirūpintų, bet jeigu kiti tik tai bandant tą daryti, jam iš karto irgi kerta per tavo, tai ką neilgai aš pats negaliu, ta prasme reiškia, kad tai ir noriu, ir neleidžiu savo to, ir po pasekoje iš tikrųjų gali ir atsirasti, pavyzdžiui, būtent iškiau, būtent skrandžio opaligė. Tai visų nedetalizuosiu šitą kitko, jeigu kam įdomu ar domėsitės, tai galima paskaityti Aleksandro darbus, kad mūsų bibliotekoje yra leidėjai lietuvių kalba neišversta, tik kiek žinau, rusų kalba yra išversta. Bet šiaip jau jisai, kaip sakiau, atkreipė dėmesį į tai, kad, vėl tai čia ne tik psichologija svarbu, tai yra tą bandė paaiškinti ir siedamas su fiziologija. Tai yra, kad tie vidiniai konfliktai, tai nėra kažkas neapčiuopiamo, ar ne, kas čia taip kaip čia veikia tokiu būdu, kad to pasekoje atsiranda liga viena, arba kita, tam opas skrandyje, tik tai dėka vidinio konflikto. Aišku, tai, kad, sakau, tai susiję su fiziologija ir tai, ką paraleliai arba lygiai grečiai su Aleksandro darbais jau radosi labai ir streso tyrinėjimai, ar ne, tai yra būtent streso, sakykime, fiziologijos, tai yra streso būsenoje, kas vyksta žmogaus organizme. Bet Aleksandras ne tiek tais tyrinėjimais rėmėsi, kaip tiesiog irgi ir stebėdamas, aišku, savo pacientus ir netgilindamasis į šitą problematiką, manė, kad vis tik tai, kaip sakiau, tas vidinis konfliktas irgi ką jisai daro su žmogumi, tai jisai vis tik tai tas sukelia tokią nuolatinę nerimo arba streso būseną. O tai jau yra pakankamas toksai stresas, sakykime, mes šia prasme patiriam stresą, kalbant apie streso savoką, turbūt vienas iš svarbių tokių komponentų, tai yra grėsmė. Bendrai yra, iš čia, kai mes klausom, kas yra stresas, tai turim žinoti, kad vienas iš svarbių dalykų, sakykime, skiriančių nuo streso, nuo kažkokių kitų būsenų, tai yra vis dėlto daugiau mažiau kaip čia, kaip mes situaciją, jeigu vertinam kaip grėsmingą, kaip keliančią grėsmę mūsų psichologiniam ar fiziniam gerbūviui, tai yra vadinasi stresas. Tai va, čia, vėlgi ir atsiremiant į tai turim turėti omenyje, kad, aišku, jau šia prasme žmonės skiriasi pagal tai, kiek, sakykime, jie turbūt įvairias situacijas vertina kaip grėsmingas ar mažiau grėsmingas. Ta prasme, kiek, aišku, viena yra ir vienareikšmiškai, mes irgi visada patiriam stresą, kai tai yra, daugiau mažiau objektyvi grėsmė,
sakykime, pavyzdžiui, bet koks užpuolimas, arba net toksai dalykas, kaip labai aukšta, pavyzdžiui, oro temperatūra irgi yra stresorius šia prasme, nes kyla grėsmė žmogaus fiziniam gerbūviui. Tai yra stresorius. Bet ir mūsų organizmas atitinkamai reaguoja į tą grėsmę. Aš truputėlį dar išplėsiu, irgi streso fiziologija, tai yra stresas ir atitinkamai mūsų tas reagavimas į stresorius visuomet apima ir mūsų tam tikrus kūno, sakykime, pakitimus ar organizmo pakitimus, tai yra fiziologinius pokyčius vykstančius mūsų organizme. Tai kaip sakau, viena yra, kai daugiau mažiau galima sakyti, tokia yra objektyvios grėsmės, ar ne, bet kita mes turbūt ypatingai kuo žmonės ir esame skirtingi, vis dėlto labai daug priklauso nuo mūsų mąstymo, o kaip mes vertiname situaciją, ar ne. Ir čia turbūt ir galim pamatyti tuos skirtumus, kad kai kurias situacijas, kurios atrodytų daugeliu žmonių nėra grėsmingos, ar ne, vis dėlto kai kurie žmonės gali vertinti kaip grėsmingas, ar ne. Bet kodėl, aišku, vėl čia atsakymų galim ieškoti, turbūt vienas, su kuriuo vis dėlto sutinkam, visi, žiūrint į visos daugiau mažiau vis tik tai ir psichologijos teorijos, tokios aiškinančios ir asmenybę, veiką jos, tai sutinka su tuo, kad vis dėlto vienai kitaip to priežastys yra mūsų patyrime, ankstyvam. Čia prasme, netgi galim sakyti, kad net kartais, kad ir kaip keistai atrodytų, kad ir kokia keista žmogaus, pavyzdžiui, viena kita baimė, ar ne, bet būtent tas grėsmės pojūtis tam tikrose situacijose atrodytų. Ir jeigu mes atrastumėm ir sužinotumėm kontekstą, kuriame tai radosi, ne, jau nebeatrodytų taip keista. Nes tuo metu, ne, kada tai atsirado ir vis dėlto tapo tada jau tokių kaip schema arba kaip modelių vertinant ir visas kitas panašias situacijas. Ne? Bėda turbūt tame, kad vis dėlto žmogus šia prasme nors ir augo ir keitėsi, ar ne, vis dėlto to nepakeitė savo matymo, ar ne, savo požiūrio šia prasme. Ir toliau tam tikras situacijas, arba pavyzdžiui, tam, kas tai būtų, pavyzdžiui, santykis su žmogumi, ar ne, ar kito žmogaus santykį ir vertina kaip grėsmingą, ar ne, tai yra mato, ar čia tame grėsmę. Tai va štai ir čia prasme, dėl to, vis tik tai, kai kurie žmonės patiria būtent daugiau ir tos grėsmės, tai kaip streso, o stresas, sakiau, kaip matysim, visuomet susijęs su tam tikrais ir fiziologiniais pokyčiais mūsų organizme. Ir tai pats Aleksandras pripažino tai, kad vis tik tai vidiniai konfliktai, vėlgi, kaip sakiau, tų vidinių konfliktų vien tik tai kaip tokių neužtenka. Nes mes ir dabar galim pasakyti, vis dėlto kai kuriais atvejais mes matom, kad taip žmogus turi tam tikrų irgi vidinių konfliktų, kurie tampa jo, pavyzdžiui, psichologinė problema, ar ne, ta problema, kuri trukdo jam gyventi, bet nebūtinai tampa somatinė liga, ar ne. Tai vat ir Aleksandras teigia, kad tie vidiniai konfliktai tampa ligų prielaidomis tik tokiu atveju, jeigu asmuo ir šiaip jau yra linkęs sirgti, ar dėl paveldimumo, ar dėl kažkokių tai fiziologinių priežasčių tokių dalykų. Tai tokiu būdu radosi ir taip vadinama silpniausio organo arba silpnojo organo teorija. Tai tarsi, tokia vėlgi bendraja prasme teorija, kuri tarsi sako, kad viena vertus, kaip čia, atsakant į klausimą, kodėl susirgame ir kodėl sergame būtent ta, o ne kita liga, tai atsakymas būtų viena, kad vadinasi, mes patiriam daugiau to streso, o antra, jau ir taip turėjom polinkį galbūt sirgti vieną kitą ligą, bet tiesiog pažeidžiamesnį, silpnesnį vieną kitą organą arba tam tikrą sistemą, organų sistemą. Ir ši prasme, tiesiog tas stresas kerta per silpniausią vietą. Ir dėl to susirgame vieną ar kitą ligą. Taigi, šiaip jau nuo Dunbar ir Aleksandrio darbų labai psichosomatika iš vis kaip tokia sritis labai populiarėjo. Šia prasme, iš tiesų buvo pradėta ieškoti ir labai sieti įvairių ligų
klausimą, ar tikrai yra taip, kad, pavyzdžiui, jeigu žmogus pasižymi tam tikrom savybėm, tai yra didesnė tikimybė, kad jisai su tam tikrom ligom, ar ne, arba, pavyzdžiui, vėlgi bandyti paaiškinti irgi siejant grynai jau su psichologiniais veiksniais įvairių ligų paūmėjimus, pavyzdžiui, jeigu žmogus ir šiaip, linkęs, ne, sirgti viena ar kita lėtinė liga, arba tai kodėl vis tik tai atsiranda paūmėjimai, arba kodėl vieno ar kito žmogaus ta liga, ne vienam, čia iš tiesų tampa tokia, kaip čia simptomatiškai stipriai pasireiškia, ne, yra, sakykime, net ir tokie kriziniai laikotarpiai, kas susijęs su pačia liga, arba tos ligos krizės vadinamos, o kitu atveju jinai visai, žmogus turi tą ligą, bet visai jisai ir sėkmingai gyvena, ta prasme, fizinė prasme, jos sveikata labai stipriai nenukenčia. Tarp kitko buvo ir tai paskatino irgi tokių iš vis labai tyrinėjimą, kaip sakiau, žmonių, gal linkusis somatinės ligas tyrinėjimą, ir buvo atrasti net ir aprašyti tokie vadinamieji aleksitiminiai bruožai. Tai pastebėta, kad žmonės, kurie turi daugiau somatinių negalavimų, nusiskundimų fizinę savo sveikatą, jie iš esmės turi sunkumą kalbėti apie emocijas ir apie savo emocinę savijautą. Tai yra polinkis, kada aš, pavyzdžiui, vėlgi, jeigu negalvom apie tą patį stresą, ar ne, aš patiriu stresą, bet aš nekalbu apie tai kaip apie nerimą, arba kaip apie psichologinį sunkumą, arba apie tai, kad aš galbūt, vėlgi, kad kažkas tai man gal duoda neramybės, arba man būtina, pavyzdžiui, arba kaip tik labai pikta, ne, tai yra tie žmonės, kurie šią prasme neturi to gebėjimo, nemoka verbalizuoti savo emocijų, ne, tik jie somatizuoja labiau. Tada kūnas jiems ir padeda, kad būtent savo negalavimais išreikšti tą jų vidinę būseną. Ir čia įdomus dalykas toksai atsiranda, tai dar grįšiu prie to įdomaus dalyko, bet prie to paties irgi tų įvairių tyrinėjimų, tai pavyzdžiui, Salvadoras Minučinas buvo vienas iš tokių, kuris atkreipė dėmesį, pavyzdžiui, net ypač vaikų ligų atveju į tokį dalyką, kad kai kalbame apie vaikų ligas, nes kaip tai viena, kai mes kalbame apie suaugusius ir jau galim šnekėti ir apie jų vidinius konfliktus ir taip toliau, bet kai kalbame apie vaikus ir ypač mažus vaikus, o kodėl jie serga, susirga, arba, sakykime, kodėl, jeigu serga tam tikra liga, ar ne, kurie vaikai, nepaisant gydytojų pastangų, vis tiek yra sunkiai, ta prasme, įveikia tą ligą, arba, sakykime, vis tiek stebimi paūmėjimai, tai jisai su kolegom ir paskui kiti psichologai tyrinėjo šitą irgi dalyką ir vis tik tai teigė, ir tai rėmė savo tyrimais, kad vaikų ligas irgi gali palaikyti ar net pastiprinti neigiamą atmosferą šeimoje. Konkrečiai, pavyzdžiui, vėlgi buvo ir tyrimai tokie atlikti su bronchų astma sergančiais vaikais ir su cukriniu diabetu sergančiais vaikais. Ir pastebėta, kad, kai jie yra, sakykime, ligoninėje ir gydomi, lygiai viskas tvarkoj ir jų tyrimų duomenys pakankamai gerai, ir sakykime, jų būklė stabilizuojasi. Ir išleidus į namus, kai kurie vaikai po kurio laiko vėl grįžta su tokiais labai netgi ūmiais ketoksidozės priepuoliais ir gydytojai nesupranta, kas čia darėsi, ar ne, tai būtent psichiatrai, psichologų, nelabai daugiau psichiatrai ėmėsi domėtis ir tyrinėti, rado, kad tai, būtent tie atvejai, kuomet šeimoje yra daug ir nebūtinai kaip čia daugiau atvirų konfliktų, o tokio užslėpto gal konfliktiškumo ar net vaiko įtraukimo į, pavyzdžiui, sutuoktinio tarpusavio santykius, santykių aiškinimuose, ar ne, tai šia prasme vaikai tada irgi galima manyti, kad panašiai kaip pas suaugusį žmogų irgi vyksta ta dinamika, tiesiog tada irgi nekalba apie vidinį kažkokį konfliktą, bet kūno signalizuoja, ar ne, kūno negalavimas, kad yra kažkas negerai, tai vaikas irgi tada realiai stiprių kūno negalavimais signalizuoja tarsi, ar ne, ir
pavyzdžiui, jeigu kalbant vieną apie bronchų astmą, ir mes taip pat irgi lyginom ir tyrinėti vaikus sergančius bronchų astmą ir domėjomės įvairiais tyrimais atliktais šitoje srityje, tai vis tik tai iki galo dabar, kaip čia, negalima teigti ir visa ta psichosomatika turbūt irgi į ją, jau atsakant, negalima teigti ir sakyti, kad viskas priklauso tik nuo psichologinių priežasčių. Tai bendrai laikomasi tokio požiūrio, sakau, daugybė šiuolaikinių tyrimų rodo, kad vis tik tai yra polinkis galbūt sirgti tam tikrą ligą, bet netgi jeigu kalbėtumėm apie vaikus, sakykime, tai gydytojai randa labai nemažą dabar procentą vaikų, kurie turi polinkį ir kurie galėtų sirgti bronchų astmą, bet ne visi jie suserga. Arba, pavyzdžiui, netgi jeigu žiūrint iš tos pusės, daliai vaikų labai anksti yra jau diagnozuojama, pirmieji bronchų astmos požymiai, bet kai kurie iš vaikų vėliau niekuomet tos ligos nebeturi. O kiti vaikai vis dėlto, ir jeigu taip net žiūrėti, yra pakankamai sunkios būklės, ar ne vėlgi gali skirtis ir lengvesnės ir sunkesnės, nepaisant, pavyzdžiui, panašaus ir efektyvaus skiriamo gydymo. Tai vis dėlto tos sąsajos su atmosfera šeimoje ir santykiais šeimoje vis dėlto randamos. Ir vėl yra tyrimų, kurie kaip ir neranda, arba bando tą paneigti, bet yra, kur randa vis dėlto, aišku, kaip sakiau, polinkis tam irgi netgi paveldimas, arba prasme irgi yra, ir šiaip alerginis adenoidai susirgimas, bet bronchų astmoje visiškai laikoma, kad viena iš svarbių priežasčių yra paveldimumas, ar nepaveldėtas jau tas polinkis sirgti vieną ar kitą ligą. Bet, aišku, šia prasme pasireikš, kaip stipriai pasireikš, jau priklausys labai didelė dalimi nuo to, o kokioj aplinkoj šia prasme vaikas auga ir ne tik tai ta aplinka, ar ne, kur ten matėm, turi tas 70%, tai ne tik tai tokia, kaip šita, objektyvi mūsų aplinka, bet ir, sakykime, subjektyvi arba ta psichologinė aplinka. Tai, o šiaip jau paskui irgi tie mėginimai, kaip sakiau, analizuoti ir tyrinėti įvairius bruožus, tai pasipylė labai daug įvairių tyrimų ir toks tai vienas iš garsiausių tyrimų, kuris tarp labai ir dabar mėgstama rašyti apie A ir B tipo asmenybės, tai Rosenmano ir Friedmano atliktas tyrimas, jie ištyrė labai daug, apie 100 tam daugiau gal iš širdies kraujagyslių ligomis sergančius žmonės. Tiesiog irgi kokie asmenybės bruožai jiems yra būdingi, lygino su nesergančiais šitomis ligomis ir pamatė, kad vis dėlto sergantiems yra labiau būdingi to vadinamo A tipo asmenybės bruožai. Tai šitie žmonės bendrai, sakykime, galima juos, kaip čia pavadinti, bendrai jie labai aktyvūs, labai daug siekiantis, paprastai ir ambicingi, bet irgi turintys, aš minėjau, tą bruožą priešiškumo daugiau ir taip toliau. Bet vėliau daugybė kitų tyrimų tiesiog irgi buvo, vis tik tai nepatvirtino, pavyzdžiui, dabar šiuo metu vis tik tai tyrėjai gana skeptiškai žiūri į tą A tipo asmenybę, nepaisant to, kad tas labai įdomaus dalyko, kad kažkaip iš inercijos vadovėliai vis tik tai labai mėgsta rašyti apie tą A tipą, apie šitie kraujagyslių ligomis sergantiems žmonėms, nors tyrimai, jeigu taip pasižiūrėti, kaip ir nepatvirtina. Tikrai taip yra tokie bruožai, kurie šitiems žmonėms vienareikšmiškai būdingi, bet šiaip jau tas bruožų tyrimai ties A ir B tipais netgi dar nesustojo, o buvo irgi ištirta, net yra aprašyta taip vadinama C asmenybė, nuo angliško žodžio cancer, vėžys, ta prasme, tai asmenybė, kuriai tikėtina būdingi vėžiniai galbūt susirgimai labiau, ir netgi D asmenybė, kuri vis tik tai irgi labiausia gal siejama su šiuolaikinė ta tokia streso teorija ir asmenybė, kuri bendrai galbūt yra linkusi į stresą, taigi turi didesnį polinkį irgi sirgti įvairiomis ligomis. Tai, bet kaip sakiau, iš visų kažkaip taip bandymų
gal tipizuoti, ar ne, kad ten būtent toksai bruožų rinkinys ar kitoksai, kažkaip labiausiai man išsiskyrė vienas toks, labai jau minėjau tą bruožą, tai yra priešiškumas, ne vienas iš tokių patikimesnių, kuris, kaip sakiau, vis dėlto šiuolaikiniai tyrimai kol kas, na, kaip ir aiškaus tokio paneigimo tam neturi, tai yra kaip tik daugiau tyrimų rodo, kad galima jį siekti. Bet visai, kaip čia jau nedaug laiko, bet toks gal dar norisi vieną, kad nežinau, daugiau ir mažiau painiavos įnešti, ne, į tą truputėlį norisi atkreipti dėmesį į tai, ką vis dėlto ir pati psichosomatika kaip tokia darė ir galiausiai į kokią pusę nuėjo psichosomatinė, tas visas psichosomatinis judėjimas, tai netgi atsirado tokia įdomu, kad būtent psichikos sutrikimų, o ne fizinių ligų, ne fizinių sutrikimų klasifikacijoje tokia, sakykime, diagnozė kategorija kaip psichosomatiniai sutrikimai, kurie, na, kaip čia, kuriais ir buvo laikytina tie sutrikimai arba ligos, ar ne, kurios pirmiausia turi, kaip čia, psichologinę priežastį, bet svarbu, ar turi, na, sakykime, somatinę priežastį, tai yra fiziologinės priežasties sirgti liga nėra, ar ne, tai yra pirmiausia, na, psichologinės kilmės, bet aišku, atsiradęs realus somatinis negalavimas. Tai yra žmogus jaučia negalavimus, tam tikrus simptomus, ne, bet jie greičiausiai yra psichologinės kilmės. Dabar iš tikrųjų, tai vat, nu, ir dėl to gal irgi, jeigu taip žiūrėt, kartais mes ir su medikais būna, kad nesusišnekam, arba gal net ir vieni su kitais kolegom, tai čia vėl neįsiu tas smulkmenas, nes kažkaip psichosomatika iš tikrųjų dabar kartais yra vadinama būtent ir toliau vadinami tie tokie tokio pobūdžio sutrikimai, kaip aš juos ką tik nusakiau, o kartais yra vadinami tiesiog įvairūs, kaip čia pasakyti, įvairios ligos, nes įvairios realios somatinės ligos, kuriams iš tiesų, sakiau, beveik visuomet galima rasti ir psichologinių, sakykime, priežasčių arba psichologinių veiksmų, kurie prisideda prie šitų ligų atsiradimo arba jų bent palaikymo. Ne? Tai va, tokios painiavos yra likę, bet šia prasme psichosomatinių sutrikimų kaip tokių diagnostikos tose vadovuose, kuriuose remiamės diagnozuodami įvairias ligas ir sutrikimus nebeliko, bet atsirado nauja kategorija, nauja tokia grupė sutrikimų, kaip vadinami somatoforminiai sutrikimai. Iš esmės, tai vat, būtent tie patys, ką aš sakiau, tai yra, kai būklė arba liga, kai žmogus iš tiesų turi labai nuoširdžiai skundžiasi somatiniais negalavimais arba jaučia tam tikrus, sakykime, kūno simptomus panašius į ligą, ar ne, bet atlikus medicininį ištyrimą, fiziologinės priežasties kažkokios tai arba patvirtinimo, ar ne, kad tikrai sergi viena ir kita liga, arba tau tikrai, galima sakyti, tai yra tikra, ar ne, nėra. Vadinasi, lyg tai, atrodytų, kad tokie, kaip čia, išgalvoti nesutrikimai. Aišku, somatoforminiai, čia ir nusako, tai kad jie irgi ir šita kategorija irgi atsirado būtent prie psichikos sutrikimų irgi klasifikacijos, o ne fizinių ligų, ne somatinių sutrikimų. Bet nusako, kad tai yra pirmiausia, tai yra būtent tam tikra psichologinė problema, kuri įgauna kūno, somatinę tą formą. Čia gal lengviau atsiminti, ne tokia prasme, būtent yra somatizuojami šią prasme, somatizuojamos psichologinės problemos. Tai, kaip sakiau, pagrindinis požymis ir yra tai, kad vis dėlto, nors yra įvairių somatinių kažkokių tai ligų simptomų ar nusiskundimų, bet aiškios fiziologinės priežasties nėra. Šitie žmonės vis tik tai, aišku, jie ir toliau nenusiramina, reikalauja tokio medicininio ištyrimo, aišku, ir dėl to, kad jie jaučia didelį nerimą. Ir tą mes turim irgi nuoširdžiai suprasti ir juos, nes jie nuoširdus yra šią prasme, nes jiems skauda, arba jiems nuoširdžiai skauda, arba jie nuoširdžiai jaučia tam tikrą, pavyzdžiui, netimkim kažkokį tai tempimą pilvo srityje, ar ne, ir mano, kad tai jau yra ligos požymis. Ar ne, jiems tai kelia didelį nerimą, ir jie nori būti ištirti
Bet ištyrus, va čia irgi, visi mes irgi būna kartais, kaip čia turim visokių kartais negalavimų, ar ne, kad sakykim, mums ištyrė, pasako, kad viskas svarbu, iš tiesų nieko rimto, ne, mes nusiraminam ir toliau gyvenam sėkmingai. Bet kai kuriais atvejais, ir aišku, mes apie sutrikimą jau su monopolinį kalbam, tuomet, kai tai aišku tęsiasi tam tikrą laiką ir tai jau yra, kaip čia pasakyti, nuraminimas tas nepadeda ir kaip tik, jeigu gydytojai sako, viskas čia gerai jums, ta prasme, čia greičiausiai jūs arba išsigalvojat, ar ne, arba, ta prasme, greičiausiai, gal jūs patirėt tokį stresą, ar ne. Tai šitos žmonės dar gali labiau suerzinti, tuo labiau, jeigu juos bando nusiųsti pas psichologą, ar ne. Tai irgi juos labai erzina, nes jie nuoširdžiai mano, kad tai nėra jokios, kaip čia psichologijos ir psichologinės kilmės šitiems negalavimams, o turi būti reali kažkokia tai priežastis. Aišku, tokių iš tų somatoforminių sutrikimų, tai tokie jų yra keletas įvairių, tai dažniausiai tai yra somatizacinis sutrikimas, kai žmogus jaučia, jisai vienu metu gali irgi jausti ar skausmus skirtingus, ar negalavimus net keliose kūno vietose, ne, ir prasme vėlgi. Čia ir yra, aišku, sakau, jeigu mes vien atskirai kalbėtumėm apie skausmą ir jo ir fiziologiją, psichologiją, ne, ir žinome, kad skausmas irgi šia prasme, paprastai tariant, ir pasakyti, kad tiesiog gimsta mūsų smegenyse, ir ne, ta prasme, ir tariam, kad ta prasme nebūtinai skaudėti iš tikrųjų, bet mums vis tik tai nuoširdžiai atrodyti, kad skauda. Tai yra tokia, gal jums irgi dažniau girdėta ir žinoma hipokondrija, ar ne, tai vėlgi irgi priskiriama prie somatoforminio sutrikimų, kuomet žmogus vis dėlto, sakykime, jisai iš tikrųjų jaučia kažkokį tai, na, fiziologinį pojūtį, ar ne, bet jisai yra gana įprastas, normalus, arba, na, sakykime, tai gali būti net pavyzdys, tarkim, po fizinio krūvio normalus ir įprastas raumenų skausmas, bet žmogui atrodo, kad tai yra labai rimtos ligos požymis. Ne, ir ta prasme vėlgi tai nudidina nerimą ir aišku verčia žmogų eiti tirtis. Vėl turbūt dar vienas toks skiriamas bruožas ir bus, kad žmogus vis tik tai, jeigu būtent jeigu jau jam yra būdingas somatoforminiai sutrikimai, tai nebus tas žmogus, kuris, aha, skauda, jo nerimauju, bet gal praeis ar kažką darys. Ta prasme, tas žmogus jau šiaip savo nelauks, kol tai praeis, nes tai būtinai reikalaus ištyrimo ir norės, kad būtų atlikti visi reikalingi tyrimai ir nevems net sumokėti didelės sumos, čia taip negražu sakyti, bet žinokit, nuoširdžiai ir su medikais pašnekam, jie sako, kad mes, ypač šitą prasme privačioj praktikoje, bet privatus medicinos centrai, jie gyvena iš somatoforminių sutrikimų turinčių žmonių, ar ne, nes jie gali iš tiesų ir nevengia sumokėti didelis pinigus, kad tai gautų tą pilną medicininį ištyrimą kuo greičiau, kuo patikimiau, ar ne, kuo. Tai šitas yra ir aišku, kaip čia vėl geras turbūt ir nuoširdus gydytojas vis tiek pasistengs, kad toks žmogus gautų vis tik tai tinkamą pagalbą, o ne ir toliau remtų farmacijos įmonės ar medicinos, sakykime, paslaugas, ypač mokamas. Tai hipokondrija dar iš tokių gal retesnių, bet irgi tarp kitko nelabai. O tarp kitko, šiaip jau tyrimais įrodyta, kad bendrai maždaug 50% visų pacientų besikreipiančių į pirminės sveikatos priežiūros gydytojus yra būtent turintys, ar jau rimtų, arba gal tik tai dar be tokio pobūdžio somatoforminio sutrikimo, ar ne, kad tiesiog somatoforminio panašių, nebūtinai tai jau yra sutrikimas, ar ne, bet tokio pobūdžio daugiau, kaip čia pasakyti, psichologinės kilmės negalavimų, ar ne, kurie gauna būtent tą somatinę formą įgyja arba somatinę išraišką. Tai vienas iš tokių gal šiek tiek retesnių, bet irgi sutinkamų ir dabar gydytojų, tai yra konversinis sutrikimas, tai pavyzdžiui, tai iš tiesų toksai labai dažnai rimtas,
funkcinis sutrikimas, bet vėlgi be jokios fiziologinės priežasties, tai kitaip tariant, pavyzdžiui, kai žmogų pakerta kojas, tarsi suparalyžiuoja ir jis iš tikrųjų eiti negali, nors nėra nei pažeistos nugaros smegenys, nei kažkokių kitų, ta prasme, fiziologinių priežasčių, dėl kurių jisai negalėtų vaikščioti, arba gali būti, tai, sakykime, vėlgi, tas funkcinis visiškai aklumas, ar ne, kai žmogus tarsi apanka ir nemato, nors vėlgi irgi priežasčių tam nėra jokių fiziologinių, ar ne, nerandama, bet jisai žmogus šitas vėlgi neišsigalvoja, ar ne, jisai iš tikrųjų nemato, arba negali vaikščioti. Tai, ką minėjau, iš tikrųjų to negalima nei vadinti irgi apsimetinėjimu ar kažkokiu tai iš tiesų nenuoširdumu šią prasme, o iš tikrųjų tai tiesiog vėlgi toks įdomus mechanizmas jau vyksta žmoguje, daugiau kaip būtent jisai kažkokiu tai tą distresą, sakykime, paprastai tariant, komunikuoja pasimatinę išraišką, ne? Tai jam, kitaip tariant, ar ne, liūdna, bet iš tikrųjų skauda širdį, arba šią prasme, jisai nejaučia, gali sakyti, kad nėra kaip ir priežasčių nerimauti, bet žiūrėk, kažkas tai sudaiškinimo kartų žalas, tai tas dalykai. Aišku, čia, kai mes kalbam ir jau nėra laiko, tai mes turėsiu irgi baiginėti ir manau, kad jau vis jo klausyti gal ir kitą vėžius truputėlį imtis, nes ir metas vėlus. Tai kai kalbam apie, vėl tikrai išgalvotą dalyką, tai čia daugybė tokių kitų atvejų, kuriuose mes nesigilinsim, tai aišku, pradedam nuo paprasčiausių, kad liga gali būti šis kaip būdas gauti naudos, ar ne, mes vėlgi turėtume tikrai nepamiršti tokio dalyko, o jeigu net ir atsitinka, kad žmogus būtent tokiu būdu, sakykime, būtent psichologinės kažkokias problemas somatizuoja, ar ne, tai vėl tam, kad tai įsitvirtintų toksai modelis ir jisai išliktų, tai jisai vis tik tai vienų, kad kitaip turi gauti kažkokį tai pastiprinimą iš aplinkos. Tai yra, kitaip tariant, pavyzdžiui, žiūrime, tai žmogus ir kiekvienas, jeigu paklaustume, turbūt kiekvienas norėtų būti sveikas, ne? Bet žiūrėk, kad vis tiek, tai tas žmogus tik serga ir serga, kažkas jam gerai yra. Vadinasi, jisai iš to gauna kažkokią naudą, ar ne? Ir ta nauda, sakykime, nusveria jo norą būti sveikam. Aišku, kartais tai yra, sakykime, paprastai tariant, priedanga arba būdas kažko išvengti, galbūt išvengti tam tikros atsakomybės, ar ne? Galbūt būdas yra, ta prasme, išvengti tokių nemalonių santykių, ar ne? Arba tiesiog nemalonių situacijų. Galbūt būdas neprisimti atsakomybės už tai, kas vyksta šeimoje. Aš žinau, kad galbūt iš dalies ir aš prisidedu prie to, kad mūsų santykiai nesiklijuoja, ar yra nesklandumų, ar ne, bet aš nuo to, kaip čia pabėgu, bėgdamas į ligą. Aš susirgu. Aišku, tai gali būti ir grinai materialinė nauda, galbūt. Ta prasme, kai sergame tam, kad, nežinau, gautumėm draudimą, ten kitus dalykus ir taip toliau, tai apie tuos nekalbėsim. Tai gali būti, aišku, sąmoningas, toksai apgalvotas, bet gali būti ir visiškai toksai nesąmoningas būdas, toks, sakau, vienas iš retų atvejų, bet, sakykime, toks kaip vadinamas Münchhauseno sindromas arba įvairūs tokie irgi išgalvoti sutrikimai. Ir kai žmogus iš tiesų nesąmoningai šia prasme sargdinasi, ar ne, arba būna kartais vienas iš tokių sudėtingesnių atvejų ir retesnių, kaip pavyzdžiui, mamos šitokiu būdu sargdina vaikus, ar ne, bet tam, kad gautų, kaip čia, priežiūrą, pagalbą iš medikų, tuo pačiu ir savo. Ar ne, tai yra, toksai iš tiesų sudėtingas ir tikrai jos tai daro nesąmoningai, sąmoningai pasiekdamas, ar ne, bet vis dėlto, kaip žiūrint, tai vyksta. Tai, sakau, įvairūs tokie dalykai jau čia labai nueinam turbūt ir į psichologiją. Tai va, bet šiaip jau tada visai užbaigiant čia tiesų ir kai mes kalbam, tai sakiau, vėl čia jau bus kartojimas, tai apie tą streso psichofiziologiją mes kalbam, tai iš tiesiog trumpai labai noriu pasakyti, kad visi tai, ką Hansas Selye, vienas iš tokių klasikų, streso tyrinėtojų, prieš visą 100 metų irgi yra atradęs ir aprašęs, kad mes į būtent tą grėsmę
situacija yra stresas, ne? Mes visuomet fiziologiškai reaguojam vienodai. Ir iš pradžių šiaip jau žmogus yra surėdytas labai įdomiai tai, kad iš tikrųjų tas mūsų fiziologinis reagavimas, jo paskirtis, tai čia dar ir prieš Selye rašė ir Kanonas, ir dar anksčiau Vardas, ir kiti fiziologai, jo paskirtis yra mobilizuoti visą organizmą, kad jisai galėtų aktyviai veikti, kovoti, kažką daryti ir tuo pačiu bandyti atstatyti pusiausvyrą, kadangi vyksta labai didžiuliai pokyčiai, labiausiai nukreipti į energijos gamybą, ar ne, tam sakykime, baltymai, tam metabolizmas, kiti dalykai, įvairūs procesai, ar ne, ir tuo pačiu, kaip čia, užkonservuoti, išlaikyti, pristabdyti nebūtinus procesus, pavyzdžiui, virškinimą, augimą, reprodukcinę sistemą, kitus dalykus, ar ne, iš tiesų, bet labai, šia prasme, galima sakyti, toks labai įdomiai nuolat sutvarkytas, ir tai, aišku, pirmiausia, reaguojant į tą grėsmę keliančią situacijas ir įsijungia mūsų autonominė, taip vadinama, nervų sistema, tai yra nepriklausomai tarsi nuo mūsų tokio sąmoningo įsikišimo, ar ne, toks tai yra kaip savisauga tam tikra sutvarkyta. Kitas dalykas, kad vyksta, tai va tik tai tokie matomi įvairūs, tokie pokyčiai, mažiau, daugiau, bet ir labai, čia žinom, kad daugybė visų streso hormonų poveikis yra ir imuninė sistema, ar ne, ir tai, kas yra dabar šiuolaikinė didžiulė tokia sritis, vadinama psichoimunologija, ar net tyrinėja ir atranda iš tiesų labai didelius pokyčius, reaguojant į stresą, streso situacijose, įvairiose streso situacijose, imunoląstelių įvairius pakeitimus, ar ne? Pavyzdžiui, jeigu taip, tarkim, jeigu žmogus susiduria su stresorium, ar ne, tai per 5 minutės jau vyksta imuninės sistemos pakeitimai įvairūs ir, sakykime, jeigu stresorius baigėsi, atsistato tik tai, kai kurie iš jų tik tai po 1,5 valandos atsistato. Bet, tai va, įsivaizduokime, jeigu mes susidūrim su stresorium ir jisai baigėsi, ne grėsmė iškilo, jinai baigėsi. O jeigu mes esame nuolatiniai grėsmiai, ar ne, ta prasme, jeigu yra nuolatinis stresorius, arba jeigu stresą patiriam vieną, po kitą dieną, tai jau aišku, tada vyksta negrįžtami procesai, pasakykime, paprastai tariant, nebeatsistato. Šia prasme, labai supaprastintai pasakysiu, bet manoma, kad jeigu kalbant visos lygos nervų, tai ta prasme, iš tiesų turbūt galima sakyti ir laikomasi to diatezės streso modelio. Tai yra vis tik tai stresas, ar ne, ir reagavimas į stresinės situacijas yra svarbu, bet svarbu yra ir polinkis mūsų, jau tiesiog, ir galim nukentėti mūsų fiziologiškai silpnesnės vietos, bet kitas dalykas yra irgi, kaip mes, žodžiu, iš tikrųjų, irgi, ar leidžiame savo atstatyti, ar turim galimybę atsistatyti, ar ne, tai yra, kaip mes susidurėm su stresoriais, tai yra labai svarbus dalykai. Taip pat ir, nežinau, gal ir jau viskas pasakau, čia pabaigai tiesiog gal kaip išlikti sveikam. Prisiminkim gyvenseną ir tuos 70%. Tai va šitą atrodytų vėl paprasta, tiesiog prisiminkim dar vieną dalyką, kur mes iš tikrųjų savo nepadedam, o kaip tik pakenkiam, ne? Tai netgi, kai mes, sakykime, susiduriam su stresoriais, kas dar įdomus vyksta, tai nepaisant mūsų fiziologinių pokyčių, reaguojant į stresą, ar ne, mes dar ne tik, kad kaip čia pasakyti, neduodam savo, kaip tik negalvojam apie atsipalaidavimą, ar ne, jeigu apie tai galvojam ir tuo pasirūpinam, viskas tvarkoj. Mes jau darom labai daug, kad išliktumėm sveikais, ar ne? Bet daugeliu atveju mes kaip tik dar savo pakenkiam, tai yra mes ir atitinkamai mūsų valgymo ir miego įpročiai keičiasi, pavyzdžiui, jeigu susiduriam su nuolatiniu stresu. Ne tik, kad patiriam stresu, bet dar ir neprimiegam. Čia irgi dėja taip surėdyta, kad tai mes savo galime padėti jau sąmoningai, nes nesąmoningai, tai mes kuo labiau patiriam streso, tuo yra didesnis poreikis išlikti budriems ir tada mes negalim užmigti. Tai šia prasme mes jau tada labai sąmoningai turim savo padėti ir, net taikant tam tikras relaksacijos priemones ar kažkokius kitus būdus, ar tiesiog, kaip čia,
fizinės relaksacijos, nebūtinai psichologinės, ar ne, tiesiog leisti savo pamiegoti su mityba lygiai tas pats. Tai yra patirdami stresą, mes kaip taisyklė imam maitintis netinkamai. Ne? Tai yra kaip tik valdom dažnai, nors atrodytų tą tokį energetinį maistą, lyg tai aišku, vėl mums yra svarbu aprūpinti save energijos, sakykime, ištekliais, nes reikalinga daugiau energijos, todėl kad taip organizmas daugiau išsikrėtina, bet kita vertus mes kenkiam tokiu būdu kitiems savo organam arba bendrai funkcionavimo organizmą. Tai šia prasme mes tiesiog turim labai pagalvoti, kad aš savo padedu, ar kaip tik trukdau. Tu savo padedi. Va, ir kai mums atrodo netgi, kad mes savo padedam, mes visada klauskim, ar trumpalaikę, ar ilgalaikę perspektyvą. Čia kaip kartais net žmonės sako, nu, bet jo, taip tariant, išgersi ir palengvės, ne? Bet mes klausim, tuo metu palengvės, tai žiūrim ilgalaikę perspektyvą. Šia prasme irgi, kokios bus savo pasekmės, ar ne, jau nekalbam apie tai, kad galbūt net ir alkoholio dozė, ar ne, galbūt kaip yra tai papildomas iššūkis vėlgi organizmui ir šia prasme prie organizmo funkcionavimo neprisideda, ne, o kaip tik jam trikdo jo funkcionavimo. Tai turbūt tokie svarbiausia dalykai yra, o jo kalbant apie tai, jo turbūt ką prašokau ir kaip tas išlikti sveika. Tai labai greitai suminėsiu tokius svarbiausius dalykus, ne, kurie vienareikšmiškai patvirtinti ir nenuneigti. Tai yra žmogaus kontrolės jausmas, ne, arba tas jausmas, kiek vis dėlto nuo manęs priklauso tai, kas vyksta mano gyvenime. Ir tai irgi ištirta įvairiom perspektyvom, įvairiais situacijom, nekalbant apie tas pačias iš tiesų lėtinės, somatinės ligas, kontrolės tokių jausmų, ar ne, pasižymintis žmogus, vis dėlto, kuris mano, kad liga tai nėra kas jį ištiko ir kad tik nuo gydytojų ir nuo jų gydymo priklauso, ar aš pasveiksiu ar ne, bet tai priklauso ir nuo manęs, tai yra aš irgi aktyviai galiu prie to prisidėti. Tai yra vienas iš tokių svarbiausių dalykų. Aišku, tai ką patvirtina, kad optimizmas vis dėlto, optimistai yra irgi tie, kurie ir, sakykime, yra atsparesni tam tai stresui, ne, arba ligos atveju sveiksta greičiau. Ir tai, kas yra dar vienas labai svarbus dalykas, tai socialinė parama. Tiesiog bendravimas su kitais, dalinimas su kitais, tuo, kaip aš jaučiuosi, kas su manim vyksta, taip toliau. Tai aišku, vienareikšmiškai užsidaryti nuo kitų, kai man blogai, nėra gerai, nes vėlgi dažnai turim įvairiausių tokių keistų aiškinimų, kad pavyzdžiui, net šeimą norim apsaugoti, draugus ar kitus, nuo savo tam problemų bėdų, arba man, kad kiti mūsų nesuprat. Mes tiesiog pamėginti ir pamatysim, kaip. Prasme, kad viena čia ypač kas su šeima susiję, tai jokių būdų mes ne tik, kad neapsaugosim, bet tikėtina sugriausim galutinai šeimą, jeigu mes nesidalinsim tuo, kaip mes jaučiamės ir kas mumis darosi. Arba jeigu matydami kitą šeimos narį, jo neklausim, ar nekalbėsim apie tai. O kaip apie socialinį bendravimą su tais pačiais ligoniais, kurie, tarkim, serga tą pačią ligą, kaip ir tu bendravimas apie savo lygą, kalbėjimas apie galimas pasiekmes ir taip toliau, kaip psichologo požiūris į šitą? Taip, tai yra labai svarbu. Netgi laikoma, kad pavyzdžiui, tas tarptiko net ir tyrimais įrodyta, ne? Jeigu žmogus, tarkim, netgi, kuris laukia ar sudėdina, ar, tarkim, pradedant su tokiam sudėtingais dalykais kaip chemoterapija, arba ten, pavyzdžiui, širdies ligos, ar ne, pavyzdžiui, chirurginė intervencija, širdies ligų atveju ir kiti dalykai, jeigu žmogus prieš tai kalbasi su kitais, kurie jau tai praėjo, ar ne, apie tai, irgi, ką jie jautė, kokie pojūčiai ir taip toliau, tai šitie žmonės sveiksta, turi galimybę, jeigu kalbėsis apie tai, tai jie sveiksta greičiau ir sėkmingiau, negu tie, kurie apie tai nešneka, negalvoja ir kaip bus, tai bus. O jeigu tas lėtinės ligos, tarkim, kurios ten vis dėlto, ką žinau, žmonės invalidumą, tai vėliau ten seka, tokie jau nėra išgydomos tam tos ligos, tokios lėtinės tas vadinamos ligos. Kaip, ar reikia bendrauti tiem žmonėms su tais
savo... Netgi, kaip sakot, o šiaip mes, tas nėra išgydomas, bet viena yra kontroliuojamos ligos, arba ligos, kurių pasiekmės yra šia prasme, kad irgi arba simptomiškai, ar ne, ta prasme, gydomos, arba pasiekmės gydomos, ar ne. Ir kita, jeigu net kai kalbam apie, vis tiek turim žinoti apie vėžinius susirgimus, tai yra gydoma liga, ne, bet aišku, sakykime, irgi būna labai sudėtingų būklių. Vis dėlto ir tokiu atveju šnekėjimas yra visuomet geriau už nešnekėjimą. Čia dar tiko net iš pastebėjimų, man pačiai teko, šiaip aš prisistačiau, nes jeigu aš daug metų esu pradirbus medicinos genetikos centre kaip psichologija irgi su žmonėm turinčiais įvairių genetinių ligų, bet taip pat ir teko man kažkiek ir konsultuoti ir kitose skyriuose, pavyzdžiui, turbūt vienas sudėtingiausių, turbūt ir emociškai sunkiausių, tai yra vaikai sergantys vėžiu, ar ne? Bet labai įdomių dalykų, ir pavyzdžiui, čia jau aišku, tėvai renkasi, ar vaikui net irgi sakyti ir aiškinti, kuo jisai serga, kalbėtis apie tai, ar ne. Ir labai įdomus pastebėjimai tuomet, kai tėvai rinkdavosi nesakyti, net atrodytų nuo paauglio, ar visai jaunų, ta prasme, mokyklinio amžiaus vaiko slėpdavo vis tiek, ar ne, nesakydavo, kas jam yra. Tai nesibaigdavo gerai, sakykime, baigdavo mirtimi. Tai, negali sakyti, bet vėlgi, kad tai, kaip čia visą laiką, visada, bet tai irgi vienas iš tokių, ta prasme, tokiu būdu ir vaikas negalėdavo, jisai likdavo nežinomybėj, bet ir toj, vėl prisiminkim kontrolės jausmą, nekontroliuojamumo būsenoj. Jisai negali irgi padėti savo sveikti ar įveikti, jeigu jisai nežino, kas jam yra. Ir ne, kiek įmanoma suprantamų būdų, bet irgi jie turi žinoti, kas su jais vyksta ir kaip jie gali prisidėti irgi prie sveikimo. Ir čia tada kertas ta rytų filosofija, kur sakoma, pavyzdžiui, kinų gydytojai sako, nereikia gilintis ir apie savo ligą, žinoti simptomus ir taip toliau, nesigilinti savo ligą. Tau nereikia to žinoti, tau turi žinoti gydytojas. Pacientas į savo ligą gilintis neturi, tai tada vadinasi ta vakarų filosofija šiek tiek kertasi su ta rytų filosofija. Jeigu taip, aš nežinau, ką jūs irgi turite omeny, kaip ir kur tai sakoma, kad nereikia gilintis į savo ligą. Aš manau, kad tai visi dažnai, kad jų klausimai, kad sergant tokia liga, pasireiškia tokia pošlė. Čia tada pradėti tas jausios ir jau aš jau turėčiau tiesiog jau pradėjau pasirodyti. Nesuprantat, bet vėl ir čia kaip, apie ką kalbėsim, nes pavyzdžiui, toksai reiškinys, kaip, tarkim, netgi mes, kai studentams dėstom, bet pavyzdžiui, apie psichikos sutrikimus arba pavyzdžiui, medicinos irgi studentai, kai klauso apie visas ligas, jie sako, irgi persirga visas ligas. Nesuprantat, kai, o irgi apie tai klausai, žinai, arba tau sako, tas ir viską savo jo ir aš tą jaučiu ir tą jaučiu, tarsi persinu irgi. Gali savo diagnozuoti įvairiausių ligų, ar ne? Bet kai žmogus iš tiesų serga, aš nežinau irgi, gal jam nereikia ten būtinai žinoti kažkokių subtilybių ar ten mechanizmo ar dar kažko, bet jisai turi žinoti, kas priklauso, va čia yra vienas iš svarbiausių dalykų, viskas tai ir dabar, sakau, labai šiuolaikinių tokių streso tyrinėtojų ir tai yra dabar vadinama savireguliacinių mechanizmų ligos atveju. Tyrinėtojų sako, kad yra svarbu žinoti, kas priklauso nuo tavęs, kas yra kontroliuojama, tai kas nėra kontroliuojama ir ko tu negali padaryti, bet tu labai turi žinoti. Ir pavyzdžiui, kai žmogus ligos atveju patiria distresą, tai vienas iš svarbiausių dalykų padėti jam atgauti kontrolės jausmą. Tai yra tą jausmą, kad yra dalykai, kurie nuo tavęs priklauso ir kaip tu gali padėti savo sveikti. Ar gali būti sąmoninga arba nesąmoninga priklausomybė nuo streso? Tai yra, kad žmonės patys provokuoja kažkokias stresinės situacijas, jas stimuliuotų ir kažkaip paskui patys skundžiasi, kaip jie patiria labiau stresą. Šia prasme, kaip sako, vėl, kaip čia vadinti ir jo priklausomybę nuo streso, ar ne, bet kai tie žmonės iš tiesų save, va čia yra tas toksai, sakyčiau, problema pirminė yra savęs netausojimas arba nemokėjimas iš esmės savęs tausoti, ar ne, ir žmogus tada save nuolat, kaip sakant, stato į stresinės situacijas. Dabar kodėl jisai tai daro, vėl atsakymų gali būti įvairių, bet
šiaip vėlgi galiausia vienaip ar kitaip daugybė dalykų yra susijęs su saviverte. Ir galbūt tas žmogus tik tai susidūrė su stresinėm situacijom ir vis dėlto jas išgyvenamas sako, kad aš esu vertingas. Ne? Nes jeigu mano gyvenime viskas tvarkoje, nieko nevyksta, aš nebejaučiu savo vertės. Nu, ta prasme, vienas iš tokių gali būti variantų, gali būti ir kitokie. Bet taip, ta prasme, kad yra tokių dalykų arba yra tokių, tai galima net pavadinti tokių bendraja prasme savęs žalojimu. Mes kartais susiduriam su labai akivaizdžiu savęs žalojimu, žmogus tiesiog save žaloja, aišku, vėlgi gali būti įvairios priežastys, nuo visai tokių nesąmonių pačiam žmogui neaišku, bet mes tiesiog susiduriam su tokiu save žalojančiu elgesiu plačiaja prasme, pradedant būtent psichoaktyvių medžiagų, sakykime, vartojimu, ar alkoholiu, ar ko, tai yra vis dėlto irgi visi suvokia, kad tai yra savęs žalojimas ir savo kenkimas, o vis tiek tai daro, ar ne? Vėlgi klausimas, kodėl daro, vadinasi, yra kažkokie mechanizmai, kurie palaiko ir žymiai stipresni už tą suvokimą, ar ne, kad aš žaloju save, bet tai gali būti ir save tokiu būdu žalojantis elgesys, ar ne, kad aš šią prasme nuolat save, ta prasme, nukankinu, ar ne, nuolat turiu būti kažkur įtampoju dar kažkame, ar ne? Tai vėlgi ir aišku yra tam, turbūt, kaip sakiau, kiekvienu atveju aiškinimas, kodėl žmogus taip elgiasi. Pats žmogus, pats su savim, kiek jisai bandytų save analizuoti ir galvoti, jisai savo nepadės. Čia irgi yra, tarp kitko, galima priimti tai kaip aksiomą, žmogui gali padėti tik tai kitas žmogus, ta prasme, tik ryšyje su kitu žmogum. Tai kad ir paprastai pasakysiu, pavyzdžiui, tai jeigu tai vis dėlto yra dažnai pasąmoningi mechanizmai, mes savo pačių pasąmonės, kaip ir savo pakaušio, kad ir kaip besistengtume, nepamatysime. Tam mums gali padėti tik tai kitas žmogus pamatyti. Tai ta prasme, taip gali būti. Ir turbūt kelias būtų pirmiausia padėti savo, tai rasti žmogų, specialistą, kuris galėtų man padėti suprasti, o kodėl aš taip, kodėl aš taip. Bet jeigu yra tas kažkoks palaikantis mechanizmas, kad žmogus gauna kažkokią naudą iš to, tai jeigu žmogus vis dėlto pasiskaičiuoja, kad ta nauda, kad jis gauna iš savo žalojimo didesnė negu žalojimas, jis to įgūdžio nekeičia. Taip, čia tame yra tiesiog, kaip aš sakau, kaip pasakyti, tol, kol žmogus laiko, kad ta kaina, kurią jisai moka už tai, ką gauna, dar yra pakenčiama, viskas tvarkoja. Jisai, kaip čia problema tampa, jeigu jisai supranta, kad arba pajaučia, kad arba per didelę kainą moka, arba nebegauna to. Tai aišku, kartais, kai mes matom, kad vis dėlto žmogus šia prasme žaloja save, tai yra arba moka didelę kainą ir tegul, jam atrodo, jisai gauna naudos ir viskas tvarkoja, bet jeigu iš šalies ir, pavyzdžiui, kiti žmonės jau artimiai gali susirūpinti, ar specialistai, jeigu jisai pas medikus ar kitus specialistus patenka, tai tada irgi vienas iš prieimo būdų yra vis tik tai padaryti taip, kad jisai nebegautų tos naudos, ar ne? Tai kartais net ir šeimos nariai tam gali padėti, tiesiog, kaip čia pasakyti, reaguodami tokiu būdu, kad jisai nebegautų to, ką jisai gaudavo, ar ne iš to, ką elgėsi. Tai, ta prasme, tarsi suardyti tą ydingą tokį mechanizmą arba raktą, arba tiesiog, kad tai nebeveiktų naudos. Tai, o šiaip... Atsiprašau, kad dar išgydyti šeimos narį nuo tokių išsigalvotų ligų galima tiesiog ignoruoti ligas. Arba jo nesirūpinant. Ne. Ir jisai negauna tų rūpesčio, tos meilės, tos globos ir jisai mato, kad jos galvota lygiai nebežiūrės. Tai nereiškia negauti iš viso, nes rūpestis, globa ir meilė yra gyvybiškai svarbus žmogaus poreikiai. Tik tai parodyti, kad tu gali, kaip čia, aš labai paprastai pasakysiu, nebūtina išdarinėti tuos viražus, nebūtina eiti tais aplinkiniais, nebūtina verstis per galvą, tu gali paprašyti ir aš tau duosiu, ar ne? Suprantat, tu prasme, kad tu gali gauti ir tai savaime, arba jeigu tik tai tu duosi žinoti apie tai, ar ne? Bet tas ir yra, kad mūsų bendravime labai daug yra, mes netiesioginiais būdais kažką rodom arba galvojam, kad kitiem ir taip
arba ką mes to norime parodyti, bet ne, nebūtinai tas savaime aišku. Ir kai mes išmokstame vis dėlto tiesiogiai komunikuoti ir bendrauti, ta prasme, tai jau tų kažkokiu aplinkeliu, kaip sakau, ataviražą, tas yra būtas. Tai yra nereiškia neduoti tos meilės, slaugos, ignoruoti, bet pasakyti ar parodyti, kad tu gali tai gauti kitokiais būdais. Aišku, šia prasme, kad būtent tie ydingi ratai, ypač šeimoje, ir užsisuka tokiu būdu, kad vis dėlto vienas, kaip čia sakykime, nemoka paprašyti, o kitas nemoka atpažinti ir duoti. Ar ne, tai yra... Arba duoda ne tai, ko reikia. Jo, arba duoda ne tai, ko reikia. Čia, žinokit, toksai gražus yra anekdotas, ne anekdotas, šitas tokia istorija, nevažiuoja vyras su žmona traukiniu į oro uostą, nes turi išskristi iš to oro uosto. Ir važiuoja traukiniu, vyras jau toksai nerimas sako, kaip tie traukiniai lėtai važiuoja. Žmona dėkti jį ir toliau sėdi tylėdama, tada vyras jau garsom, kaip tie traukiniai lėtai važiuoja. Žmona vėl patraukčioja pečiais ar net toliau. Tada vyras sako, bet kaip tie traukiniai lėtai važiuoja. Žmona sako, o ką tu nori, kad aš iššokčiau ir pastumčiau traukinį. Tai aišku, vyras ne to norėjo, jis tiesiog norėjo taip, aš irgi nerimauju, kad mes nespėsime traukinį. Arba čia tariama tokia istorija, čia iš gyvenimo, net viena iš paauglė grįžta vėlai namo, motinas sako, tai gal kai tu šlaistais ir gatvėmis tokių dalykų, ar ne, tu žinai, kokie pavojai tavęs tyko, ar ne. O paauglė sako, mama, ir aš tave myliu. Jinai suprato, ką mama to nori jai pasakyti, ar ne, kad mama labai myli jai, labai rūpinasi, ar ne, kad jai nieko neatsitiktų. O kartais mes sureaguojam tiesiog, aš tau štaistos, ar ne, taip toliau, aišku, tas traukia į konfliktą. Tai čia apie mūsų tą psichologiją ir santykius bendražmogiškus, tai čia dar toksai pabaigai, čia viskas visai daugiau atsakymų, neprasite apie sveikatos psichologiją, turėtų tuoj pat pasirodyti kaip kažkokių poros savaičių mūsų vadovėlis. Vienas, čia pirmųjų jo Lietuvoje būtent sveikatos psichologijos viršelis jo kažkaip tai panašiai turėtų atrodyti, jau yra maketas, ne, tai domėsitės, šitas tik norėsit paskaityti. Šios nebibliotekos turėtų būti, nes jisai šiaip jau rekomenduotas yra vadovėlių vertinimo komisijos, tai paprastai jau bent jau šitas universitetų visose bibliotekos ir apie tai, ką apie kitus dalykus, tam turbūt daug įvairių tokių, pradedant kaip čia irgi sveika gyvensena, baigiant netgi sveikatos politikos klausimais tokiais. Įvairių, aišku, ir apie asmenybės sveikatą, ir apie stresą sveikatą, ir apie gydytojų paciento tų ryšius, o šiandien mes tai ten apie placebo, pavyzdžiui, placebo efektą. Tai dėkui jums labai.